nuvažiuojam, tada aš irgi čia, mes per TikToką paleisim. 3, 2, 1. Ir dar muzika ant šono. Ok, Arnoldai, tai sveikas gyvas, ačiū labai, kad atvykai, čia kaip nors gal su parkingu gal negausi tikėt, bet sako, nuo 6 nemokamai. Šiaip Vilniui dažnai apsilankai, ar po riaušių nebelabai? Kai išvažiavau, po riaušių kaip išvažiavau, tai ir viskas, dabar tik teismo reikalais atvažiuoju. O tu esi čia gyvenęs? Jo, kokius 4 metus. Kai sportavau Spartoj. Spartoj Gym ir po to ten irgi konfliktas su Sparta Gym. Mes šiandien iš tikrųjų daug aptarsim. Aš noriu aptarti tam ir konfliktą su Sparta Gym, Rimkenzo, Dirkstys, riaušės, teismai, šuns nužudimas, šuns auginimai. Bet ir sakau, kažką linksmesnio, tai aš va čia GPT paklausiu linksmų klausimų, tai žinai kokių klausimų jis man uždė, aš to galiu nuo jų ir pradėti. Įsivaizduok, jeigu būtum Arnoldai negyvenamai saloj. Viens pats. Tai ar labiau norėtum būti saloj su savo mėgstamiausia įžymybė ar su savo geriausiu draugu? Pirmas klausimas. Su įžymybė. Kodėl? Ne, su geriausiu draugu, tai čia pat. Ar su geriausiu draugu, ar su geriausiu draugu, ar su įžymybė? Dabar... Užstrigęs negyvenamai. Ne, žiūrėk, gerai, su draugu. Geriausiu draugu ar geriausia drauge? Čia yra 2 skirtingi dalykai. Draugu. Draugų tai ne, tai man draugų nereikia. Kaip sakant, nesišpagosim, o pasirinkus įžymybę, tai galėčiau pasirinkti moterį. Galėtų, jo. Tai kaip būtų įdomiau, o nei praleis visą likusį gyvenimą su draugeliu. Yra dar vienas. Ar labiau norėtum būti negyvenamai saloj su žmogum, kuris moka tobulai gaminti maistą, ar su žmogum, kuris moka žvejoti? Gal kuris moka žvejoti. Kodėl? Nes jeigu nebus iš ko gaminti maisto, tai toli nenueisim. Ir super, matai. Ir net nereik pradėti nuo visų teismų. Ne, iš tikrųjų, Arnoldai, ačiū labai, kad atvykai. Žinau, kad tau šiandien buvo teismas Vilniuje, ir aš tarp kitko skaičiau kiek įmanoma straipsnių apie tai per pastarąsias dienas. Tai aš mačiau, kad tu ir praleidinėjai tos teismus, žinai. Tai gal papasako, kas vyksta iš tikrųjų pas tave šiuo metu? Pirmiausia, tai nepraleidinėjau teismų be priežasčių. Tiesiog aš susirgau netyčia, būna man pradedu vemti dar ką nors būtent tom dienom, kada reikia į teismą. Ir aš turiu pateisinamas priežastis visą laiką. Bet teismas, dabar irgi mačiau, kad buvo išėjęs straipsniai, kad dabar buvo, kaip pasakyti, po posėdžio paliktas vėl posėdžių. Dėl praleistų 6 posėdžių, tiesiog aš turėjau pateisinimus į tos, dėl tų posėdžių, kodėl aš nedalyvavau. Aš sirgau, aš turėjau nedarbingumą, bet kai man jau reikėjo ateiti į teismą, teismo dieną, kai buvo paskambinęs gydytojai, sakau, man reikia tų išrašų, sako, gydytoja atostogauja, čia tas anas, ir man jau į teismo reikia eiti, o aš dar, kaip sakant, tų popierių neturiu, tai aš teismui tą dieną nepristačiau, tada jie iškėlė iš karto po teismo dar vieną teismą man dėl kardomosios priemonės sustiprinimo. O kas tai yra kardomoji priemonė sustiprinimo? Pavyzdžiui, pirmą kartą, kai iš tikrųjų praleidinėjau teismo posėdžius, iš tikrųjų, čia buvo pati pradžia. Tai visi teismai vyksta tik dėl riaušių? Tik dėl riaušių. Okay. Pats juokingiausias dalykas, kad įsivaizduok, buvo riaušės, kas automatiškai bent jau mano asocijuos, kad tai yra tokia, žinai, kažkoks politinis judėjimas, dėl ko tas neturėtų nubausti. Dėl to ir aš ten buvau, nes man tai buvo iš tikrųjų įdomu, aš tik kaip asilas įsivėliau į tą nesąmonę, mečiau tos akmenis, ir dabar esu, kaip sakant, teisiamas. Bet, pavyzdžiui, šiais metais yra 64 posėdžiai. Dabar kitais metais jau 64 posėdžiai. Tai reiškia, tu 64 kartus per metus turi būti kažkur. Vilniuje. Ir kitais metais jau yra nustatyti kitais metais 68 posėdžiai. Tai gaunas čia iš viso kiekvieną savaitę po 2 kartus. Čia yra visiškai nelogiška, kai žmogus yra prisipažinęs, ir automatiškai, kad iš tiek kartų tu kažkur praleidai. Tai vat man pačioj pradžioj tai buvo, tada jie man uždėjo kardomojo priemonę būt namie nuo 10 iki 6 ryto. Aš gyvenu Klaipėdoje, policija netikrino manęs. Aš irgi sakau, iš tikrųjų nei karto nebuvo patikrinę per tą laiką. Ir taip susidėliojo tą aplinkybę, kad
teko įsikraustyti kitur gyventi. Jo, į Radviliškį. Ir tiesiog teismo posėdžiai vyksta trečiadienį, ketvirtadienį, ne, aš penktadienį kažkur įsikrausčiau. Ir įsivaizduok, ir aš jau trečiadienį atvažiavęs į teismo posėdį, sakau, kad aš pakeičiau gyvenamą vietą ir kad, įrašykite, ne, kad ta policija tikrintų kažkur mane kitur ir taip toliau. Tie iškart mane užsipuolė, iškart uždėjo pykoje, nes aš turėjau gaunasi jų atsiklausti ir aišku, Taip, dėl to, kad tu pajudėjai iš Klaipėdos į kitą vietą. Tu turėjai atsiklausti jų, aš jam, aišku, uždaviau klausimą, sakau, tai gerai, tai jeigu man penktadienį naktį, va taip atsitiko ir mane išmetė, iš kur aš gyvenu. Būna, ne, gyvenime, būna, ta prasme, atėjo. Man yra buvo. Yra buvo, ne? Tai va, įsivaizduok, man irgi yra buvo, ne? Ir tave išmeta iš kažkur. Ir tu turi kažkur, nemiegosi, nemiegosi laiptiniai, nelauksi iki trečiadienio, tu tiesiog išsikraustė, ne. Vis tiek savas problemas irgi yra, mano tokias asmeninės, mes visi jas turim, žinai, ir kartais tu nepavau, kad, blemba, dar teismui reikia pranešti, teisingai. Tai va, ir taip gavos, kad aš įsikrausčiau, pasirodo, aš turėjau gauti jų leidimą, tada aš paklausiau jų, kas jūs man tokie, kad aš klausiu jūsų leidimo, ir prasidėjo, ir jie yra baisiai užsisėdę ant manęs, baisiai užsisėdę. Kas tai jie? Tai teisėjai, prokurorai, iš tikrųjų yra nesveikai užsisėdę, skaitykim, vien dėl to, kad pakeičiau gyvenamą vietą, apykoje uždėjo, žinai, aš skaitau, kad apykoje jau toks labai stiprus pažeidimas, toks labai stiprus nepažeidimas, bet suvaržyms tavo laisvės, bent jau man tai... Tai tu dabar turi kažką ant kojos, gali parodyti? Jo, uždėjo apykoje, dar kaip apykoje, bet tada duoda dar tau telefoną, kurį turi su savim nešiotis visą laiką. Turi irgi? Jo, be jo, tai tu nieko. Telefoną? Jo, jie tau skambina, žinai, čia. O jie tau skambina, tu turi būti... Kaip racija kokia, ne? Jo, jie tau skambina, visą laiką, jeigu tu nuo jo nutolsti, policija atvažiuoja, pažeidimus rašinėja. Jo, ir dabar, pavyzdžiui, aš kai sportuoju, dabar mano sporto treniruotės, pavyzdžiui, perėjo į Rūsį. Tai, pavyzdžiui, aš sportuoju, man Rusijai... Ten ryšio nėra ryšio, viskas pažeidimas. Ir ką? Ir pažeidimas. Ir ką tai reiškia? Jie siunčia į teismą, kad Arnoldas padarė pažeidimą. Ir va šiandien buvo teismas, po teismo vėl mane paliko, kitam teismui. O kada kitas? Ne, tai, kaip pasakyti, papildomui teismui. Po teismo, viso teismo pasilikit Arnoldai Misiūnai, ne advokatė, ir jums atskiras bus dabar teismas. Tai dėl tų 6 posėdžių, kur skaitė, ne, kad nebuvo, gavosi taip, kad aš turėjau iki 5 dienos pateikti jam savo pateisinamas priežastis. Ir aš jas pateikiau, turėjau iki šiandieną pateikti. Aš jas pirmadienį nusiunčiu advokatui, kad jis nusiųstų, pasirodo, jis nenusiuntė. Šiandien atėjom visi į teismo posėdį, aš jo klausiu, ar tu nusiunti, sako, jo, nusiunčiu, o pasirodo, jis nenusiuntė nieko. Tai va šiandieną jie vėl bandė man čia stipriai kabinti, kad aš nepateikiau kažkokių pateisinamų priežasčių, bet mano faktai yra faktai, parodžiu, kad yra išsiųsta viskas advokatui jau pirmadienį, kodėl advokatas nenusiuntė jums, o man sakė, kad išsiuntė čia yra kita tema. Ir tada pradėjo vėl... O tai vis tiek kaltė krenta ant tavęs, ne? Kad jeigu advokatas vis tiek sugribauja... Kas blogiausia yra kad visą laiką esu aš kaltas. Ir plius mes dar turim tokį vieną kovos kontraktą, tai didžiausias mano konfliktas su tais teisėjais yra todėl, kad labai daug žmonių, gal kokį 15 žmonių yra prisijungę per Zoomą, per Zoom programą, o man jie jokių būdų jo neduoda. Tu sakai, fiziškai turi būti. Jo, gaunasi taip, kad aš, pavyzdžiui, tokia realybė yra, kad aš gyvenu kaime, iš to kaimo nėra autobuso nei pirmyn, nei atgal į Radviliškę, ne? Vadinasi, kadangi aš teisių neturiu, tai vadinasi, aš negaliu atvažiuoti į Radviliškę, aš turiu kažkokiu viešuoju transportu atvažiuoti iki Radviliškio, kad sėsti traukinį, atvažiuoti į Vilnių ir atvykti į teismą. Tokių galimybių man kaip ir nebėra, ne? Nes jeigu aš neturiu draugės, ne? Jeigu aš neturiu... Kas paveš, ne? Kas paveš, viskas, ta prasme. Ir būtent mes... O teisų nebeturi dėl riaušių irgi? Ne dėl riaušių, dėl kitų dalykų. Prieš tai? Jo, prieš tai. Aha, okay. Tai žodžiu, gaunasi taip, kad į teismo posėdžius aš kaip ir atvykti nebegaliu ir jie viskas, tada sėsk į kalėjimą. Jeigu tu negali atvykti, tai sėsk į kalėjimą. Sakau, jūs man duokit tiesiog Zoom prisijungti per Zoom, žinai, ir tame problemosgi nebus. Tiek yra daug žmonių, kurie jungiasi ir jie man neduoda, žinai, ir juokingiausia, pavyzdžiui... O kodėl neduoda? Nes jie sako,
Tai tu lik Vilniui, mes tau leidžiam likt Vilniui. Tai Jie nori tą fiziškai pastoviai Jo, matyt, tai ne, jie sako... Kiekvieną savaitę čia. Ne? Jo, savaitė 2 dienos, žinai. Ir dabar tu įsivaizduok, jie man sako, tai tu lik Vilniui. Tai mes jiem rašym, kad, nu, to prasme, tam likt Vilniui reikia pinigų, teisingai. Tu turi atvažiuoti, tu turi pasimti viešbutį, 2 dienas turėti viešbutį, Vilniui gyventi, ne kažkur valgyti, tam ir viskam reikia pinigų. Nu, tarsi, jūs mangi to neapmoka, teisingai. Be. Tai, kad išvengti to konflikto, tiesiog duokit zoomą. Ir jie man tiesiog, bet visais būdais bando mane sodinti, žinai. Ir neduot zoomą. Ir neduot zoomą. Ir nedavė šiandien. Ir nedavė, bet šiandien mes esam pateikę prašymą dėl kovos kontrakto, turim tokį kovos kontraktą, tai... Su UTMA? Greičiausiai, ten dar klausimas, bet... O kaip supras kovos kontraktą, ta prasme, tu Tiesiog ir kovoti negali pagal... Ne, žiūrėk, tiesiog yra furistai, ne, kurie, pavyzdžiui, būna per Zoom programą teismuose, ne. Jie turi kontraktą, darbo kontraktą ir jie gali sėdėti Zoom'e, ne. Jie gali dirbti, uždirbti pinigų šeimai, visam kitam. Ir taip pat dalyvauti teismuose per Zoom'ą. Taip. Aha, okay. Aš neturiu tos galimybės. Jeigu tu, Arnai, nesugebi atvažiuoti iš savo gilaus kaimo į mūsų teismo posėdžius, tai mes tai uždarysim į kalėjimą. Žinai. Nu, tai mes pasidarėm kovos kontraktą ir per būtent tokiu būdu bandysim paimti tą Zoom'ą, žinai, Zoom'ą ir kad nuimto piko, nes jeigu man reikia ruoštis kovai, mano pragyvenimas yra kovos, ne, mano visa ateitis yra kovos, kaip pavyzdys, tai aš, nu, jie trukdo mano, žinai, laisvę, žinai. Taip neturėtų būti, žinai. Aš manau, kad tiesiog per stiprų yra, žinai. Tai čia ir yra tavo didžiausias... Žiūrėk, praeitam posėdį, pavyzdžiui, žinai, Bartoševičius. Seimo narys, kuris už pedofiliją yra teisiamas. Aha. Jis praeitam teisme prisijungė per Zoom'ą. Visa 80... Bet Seimo narys. 84 kaltinamieji prieštaravo. Nu, tipo, mes tai turim sėdėti, ne, o jis gali per Zoom'ą, žinai. Tai aš buvau uždavęs ir klausimą, kiek reikia vaikų užtratinti, kad gauti Zoom'ą, žinai. Ir jie, nu, aišku, klausimą nušalino, bet iš tikrųjų yra žiauro, ne, kad, pavyzdžiui, tokie pedofilai visokie, jie gali jungtis per Zoom'ą, o normalūs žmonės, kurie, nu, iš tikrųjų yra normalūs, jeigu tu netvyksti teismo posėdį, žinai, viskas, tu uždaromas į kalėjimą. Tai kad noriu pasakyti, Arnoldai, kad tau kitą savaitę vėl reikia atvykti 2 kartus į Vilnių. Tai man šiandieną reikia rytoj, šiandien trečiadienis, tai rytoj vėl, aš turiu grįžti namo, nes 10 valandą aš turiu būti namie. Nu, čia neįmanoma. Tada aš turiu rytoj ryte vėl važiuoti. Ir, na, iš tikrųjų... Ir ką jūs ten aiškinsitės 2 kartus? Tai blogiausia tame, kad manęs tam teismo posėdžiuose, nu, nėra, ten apie mane kalbos net neina. Ten yra, aišku, tokių aktyvistų, žinai, salafanai, visokie kitokie, kurie iš tikrųjų nori, žinai, nori tų teismų, nori kažkam kažką įrodyti ir visą kitą. Tai jie šalia tavęs būna? Nu, salafanas dabar uždarytas, bet jis per Zoom'ą prisijungęs. Na, šiandien buvo? Visą laiką jis per Zoom'ą prisijungęs arba būna, jis nepraleidžia. O kodėl jam leidžia dėl to, kad jis kalėjime. Jis uždarytas ir jis kažką prisidirbo gal ten, kad jo nebetveš, gal kažką prikalbėjo posėdžių salėje, nežinau. Tai dėl tų riaušių ten ne tik tu ir ne tik celofanas. Ten... Ne, yra 84 kaltinamieji. Kiek šiandien buvo salėje žmonių? Net skaičiau. Bet buvo? Nu, jo. Bet aišku, į tave žiūri, kadangi tu... Ne, mane labiausiai, mane jie iš vis teismo salėje, į manęs niekas nekreipia dėmesio, aš nesu niekam neįdomus, nes aš mečiau akmenį, aš esu nufilmuotas, bet tie, kurie nori prisiteisti pinigų, ne, tie, kurie yra nenukentėję, o užkrito žodis, kurie kažką matė, kažką kaip vadinasi... liudytojai, nu jie manęs nei matė, nei ką, aš vakarė atvažiavau valandą prieš tą akmenų mėtymą, numečiau tos 3 akmenys, žinai, tokioj būseno, žinai, ir išvažiavau. Bet tu žymus, ne? Jo, ir jie dėl to supranti, apie mane ten kalbos... Jeigu nors iš kiemo nebūtų metęs, dėl to prisikabina. Ką aš noriu pasakyti, kad prie manęs teismo salėje, nu, aš esu niekam neįdomus, tiesiog. Aš ten būnu, ateinu, galvą nuleidęs, prasėdžiu telefonė ir viskas. Apie mane kalbos neina. O aš esu labiausiai realiai medijoje apkalbinėjimas, todėl, kad, žinai, aš esu toks... Iš visų to 80. Jo, nu, apart Salafano, žinai, nes jis ten pats, žinai, to nori, žinai, man to nereikia. Aš nežinau, kas organizavo, tikrai ne jis ir ten visiškai nelendo šitos politinius reikalus. Bet esmė, kad mane labiausiai ten, žinai, tratina iš visų pusių. Sakau, man dabar kiekvieną dieną aš važiuoju į teismo posėdį, palieku
nurodymus draugiai, kaip ką gyvenime reiktų veikti, jeigu mane uždarytų. Nu, tai čia ar čia yra Ir normalu? tu kiekvieną kartą važiuodamas galvoji, kad gali būti, kad tau uždės antrankius ir... Nu, dabar ir tai išveš. jo, nes, pavyzdžiui, nu, tu tokių dalykų gali neapskaičiuota, ne, tu praleidinėjai teismo posėdžius, nes tu sirgai, ne, viskas gerai. Tu nusiuntė advokatui, kad jis pateisintų, jis nepateisino. Ir tu sužinai po teismo, kad jis nepateisino ir kad mentai stovi, jie jau galite suimti, jeigu teismas norėtų. Koks jausmas, blėt, Arnoldai, kai... Blemba, Taip, gyventi iš vis, čia, ta prasme, belekoks šiaip chaosas. tai yra žiauriai. Ir tu negali nei koncentruotis, nei ten į savo šunų verslą, nei į savo kovas, nei į šeimyninį gyvenimą, netgi jeigu nori nuo visų pabėgti. Hui, tu pabėgsi, ne, su to aparatu. Ar jis iš tiesų, jeigu tu dabar išskristum, sakykime, nusiperki bilietą ir... Tai tą dalyką, nu, tą nusikerpi, tą palieki namie ir gali dingt, bet tai, žinai, Bet tada- kažkada grįši jau nebe į savo O jeigu nenusikerpi, jeigu tiesiog tu dabar nusiperki bilietą į Barceloną ir tu, Barcelonai, kas bus, tau jis pradės pipsėti ar skambinėti ar kažkas? apykoje, Aha, ar šitas? Nes šitą Nes jie tu palieki sujungti. namie, jie sujungti yra. jo, nu. Ant kojos yra magnetas, o čia yra GPS-as ir tas mato. Ir tau reikia būti su juo irgi dar. Ne tik su šituo, Jo. tau reikia ir su šituo. Nu, žodžiu, žinai, kaip yra su tuo A. dalyku, tau jis nepatinka, gerai, mes tau nuimsim, sėsk į kalėjimą, pasidėk 3 mėnesiam, po 3 mėnesių išeisi, gal norės užsidėti čia. Tai o kiek žmonių apmovė pykoje iš tų Nei vienam. Tik tau. Ne. Sakau, ten iš tikrųjų, nors aš mažiausiai ten lendu, aš neklausinėjau jokių klausimų, aš nenervuoju jokių teisėjų, aš iš viso ateinu, sėdžiu, nieko neliečiams, bet mane, sakau, ten labiausiai. Nu, išsirinko. Ten iš tikrųjų, sakau, nu, čia ir apskritai tą visą bylą kažkaip parodomoji. Įsivaizduok, jeigu dabar kalbėjau kažkada su advokatu, advokatas 25, aš kiek gerai suprantu, jeigu jis nemeluoja, jeigu jis nepamažina, nežinai, advokatai irgi nori pamažinti, mums sakyti mažiau, žinai, kad netrodytų tai baisiai, bet jis man sakė, kad 25 eurus gal. Tai tu įsivaizduok, aš skaičiavau 84 kaltinamieji, tai 84 advokatai. Tai vien advokatam, tik advokatam, neteisėjam niekam, per metus virš 1,5 milijono vieną atlyginimų. Iš tavo pinigų. Iš tavo pinigų tam, kad aš ten būčiau mano Tu advokatai. dar mogi kažkam kiekvieną kartą? Aš ne, mes turim visi valdiškus. Ten beveik visi turi valdiškus. Nu kur ten, kam Bet ten jiem valdžia išmoka. valdžia išmoka? Ir 25 jeigu jie eina, 25 ir jeigu 84 advokatai eina 2 kartus per savaitę, Jo. visus metus, tai gaunas apie lemas vieniem atlyginimu. Lemas su pusė vien tik advokatam. Kur teisėjai, kur teismo galbūt nuoma kažkokia, ne, kur elektra, vanduo, dar kažkas. Kam? Tai, ta prasme, kam jūs atėjot, žmogus metė akmenį, okei, tu prisipažįsti, prisipažįsti. Okei, viskas, eik namo. Mes tai iškviesim, kada įsiaiškinsim viską iki galo, nes tu jau prisipažinęs. Nu kam tau išlaikyti mano advokatą? Bet aš sakau, ten yra tokia korupcija, ten yra toks užsisėdims, aš neįsivaizduoju, kada tai baigsis. Ten jau kalba... Neįsivaizduoji, kada tai baigsis? Ne. Neįsivaizduoji. Ne. Tai mes šnekam apie šios metus minimum ir dar kitus Tai metus. kitais metais jau paskaičiuota, tai sakau, yra 68 posėdžiai. Tai jau paskaičiuota yra šiais metais. Tai praeis kiti metai, bus kitiem metam šiam 8. Po to vėl šiam 8. Gal reikėjo teisę mokytis, Tada įsivaizduok, tada yra taip, kad kai visi tie teismai baigsis, tada skūs visi savo nutartis į apeliacinį teismą. Ir greičiausiai nieko neįskirsis ir vėl visą bylą į apeliacinį teismą. Ir vėl tave Ir kvies. tada Ką vėl. tai tau reiškia praktiškai, Nu, kad tai tave čia- tiesiog kvies? Čia reiškia, tave tiesiog leis nubūdų rūrina išikna, tik tie. Tiesiog kaip moka, kas ten, žinok, va ten pirmą kartą pajutau, kad tave gali pist kaip nori. Tavo nuomonė ir niekam neįdomi, tu komentuoti negali, teisėjai gali komentuoti. Tu juoktis negali, teisėjai tyčiotis gali. Nu, ten yra tokie standartai, žinok, kaip pavyzdys, paprastą liudytoją kaltinamasis gali kreiptis tu, o kai Bartuševičių kreipias, tu, teismas sako, palauk, jūs turite kreiptis jūs. Sako, kodėl aš turiu pedofilą, čia jų gerbti, kreiptis jūs. Okei, jūs nušalinamas dar kartą, pasakysite tą žodį, jūs būsit pašalintas, žinai, iš teismo salės. Čia, sakau, čia yra tokie standartai, čia yra, čia yra... Ne, kai tu Seimo narys ir prisidirbi, čia be abejo, kad Bet, ta prasme, greičiausiai vertins kitaip. Jo, bet tu nepamiršk už ką. Jo. Ta prasme, aš tau noriu pasakyti, kad aš mečiau 3 akmenis jo į policijos pusę. Klausimas, kiek aš pataikiau, žinai, ar kur pataikiau, ir sakyta, dar net nėra įrodyta.
Bet mane pisa per visus galus, per kuriuos tai gali, ane? Ir tada yra Bartuševičius, kuris kaltinamas už pedofiliją. Tai jis turi teisę jungtis per Zoomą, jis turi teisę sėdėti namie, jis gali daryti, ką jis nori. Bet aš, kur mečiau akmenį, tai mane jau 2 metai mane pisa visai, puro. Man grės kalėjimas už tai, kad aš mečiau akmenį. O jis, kuris kaltinamas yra už pedofiliją, jis tą pačią visur gali jungti, žinai, per Zoomą, per kažką. Aš tai, man tai čia yra nesuvokiami dalykai, žinai. Gal jeigu būtum buvęs Seimo narys ir būtum metęs akmenį į patį savo Seimą, gal tada tave ir apgintų labiau. Tada apgintų, aišku. Sekundę, Arnoldai, kol dar neįsivažiavom, aš ta prasme noriu, žinai, aš pastai teismas ant teismo, blogos naujienos ant blogų naujienų, aš įsivaizduoju, kaip tu sunku gyventi, na. Yeah. Bet, žinai, mes turim dovanų. Ačiū. Tai pradedam nuo dovanų, ta prasme, turim biškį kreatiną, turim biškį BCAA. Ačiū labai. Tai, kas tau patinka. Ir jo, turim kretinas, gertuvę. žinai, kretinas, bet bonkutė tai gražiai, netukia. Bonkė tai žiauriai gražiai, ta prasme, aš irgi žiūrėjau, bonkė labai tokia išskirtinė. Ir gertuvė, ne, va kaip tik reikia, man gertuvės. Jo, iš Human Performance tau dovanėlės jo. Nu, ačiū tai jums tikiuosi, kad kažką naudosi, gal kažką parduosi ir ant kito teismo. O tai kaip tu seniai gyventi, ta prasme, tau dabar irgi, tau dar 30 nėra, ne? 28. Tai. Ir pas tave, karoči, toks dabar, žinai, žmogus paprastas, kuris eina į darbą, arba aš podcastą darau, aš negalvoju apie kažkokį teismą kitą savaitę, ar dar kitą savaitę, ar dar 100 savaičių į priekį. Tai kaip psichologiškai su to tvarkytis? Aš suprantu, kad ten tu neturi jokios galios greičiausiai ir, tu prasme, ten jau bus taip, kaip greičiausiai jie nusprendė yra. Ne advokatai, o, vienu žodžiu, visą sistemą pavadinkime, ne? Tik tu, matyt, buvai iš to 80 pats populiariausias, kurį... Tiesiog galbūt parašė vieną kartą, žinai, straipsnį, pamatė kiek komentarų, va čia ir kabinsim jį, žinai. Ir mane nori tokį kaip atpirkimo ožį daryti. Taip, sakau, tu nes jeigu ten būtų, pavardžių neminėsiu, bet kažkoks, žinai, alkašas, kuris greičiausiai ir spyrė mentui ir jeigu jį dabar pasodintų, niekam nebūtų įdomu. Niekas neskaitytų tų straipsnių, ne? Taip. Apie tave skaitų straipsnius, bet tai tu vis dar gali... ta prasme, kaip tu psichologiškai su to tvarkais? O dabar? Žinok, ne, buvo huevesnių situacijų gyvenime. Nu ką, su selu, tipo? Su selu buvo, iš tikrųjų buvo. Huevesnė ten buvo? Ten tave paruošė šitam, karoči. Ne. Ta prasme, paruošti tave tu gali susivaldyti, tu gali kažkam netrinkti, tu gali kažką pagalvoti, bet tas, kas buvo po to, kai visi jojo ant tavęs, kai, žinai, kai buvo, kai sakydavo, tave labai daug palaiko žmonių, žinai. Kas tave palaiko? Taip, galbūt tu mane palaikai, jo? Tuo momentu, kaip maladės Arnas netrenkė, bet tu man parašė žinutę? Ne. Bet jisai, kuris manęs nekenčia, jis tai man parašė žinutę, kad tu pydaras apsileidai. Supranti? Ir kad ir galbūt ir tų palaikančių buvo daugiau, bet tie 5, kurie mane heitino, jie, didžiausia pasėjo tą, žinai, kiekvieną dieną kažką pakomentuodami. Kiekvieną dieną? Iš tikrųjų buvo sudėtinga. Čia buvo toks vienas mano toks kirtis, kur supratau, kad man, žinai, tas viešas gyvenimas toks. Ir antras kirtis buvo tai Seimo įvykiai. Va čia buvo, man va čia labiausiai mane pakeitė šitas dalykas. Va tos pirmas mėnuo po akmenų mėtymo. Va čia va buvo, žinok, to neįmanoma pasakyti. Jeigu aš kaip žmogus pasikeičiau, žinai. Aš kaime gyvenu, aš išvažiavau iš to Vilniaus, aš man čia. Aš nekenčiu čia atvažiuoti. O man, žinai, kada buvo, aš seniau galvodavau, kad visi žmonės duhai, kurie Vilniuje negyvena. Nes, tu atvažiuoji į Vilnių, tu gali bet ką pradėti daryti. Čia iškart pinigai, pardavinėk šūdą, kam buteliukus, pardavinėk, iš tų visų žmonių kažkam jo reiks, jis nusipirks. Ten tu Radviliškė atsistok prie gatvės, pardavinėk, jis nieks savo nepirks, žinai. Bet Vilniuje atrodo, čia yra galimybių miestas, žinai. Bet įsivaizduok, sakau, jeigu tai paveikia, kad, aišku, dar susidėjo tas salės, visas reikalas, kad iš salės išmetė. Ir... Poriaučių. Jo, tai va čia buvo, tie įvykiai buvo man žiauresni negu kad dabar tas psichologinis, kur tau reikia važiuoti į tos Seimo posėdžius. Rimtai, tau ta prasme buvo baisiau ta pati pradžia negu dabar pastoviai, kas vyksta? Nes tu priprantė, ne? Jo, tu priprantė, tu žinai, bet tai man iš šono, seniai žiūrint, čia yra pizda kosmosas.
Jeigu man reikėtų ketvirtadienį ir penktadienį už kažkokius akmenukų mėtymus, Pizė, nu. tai ta prasme... Ir tu dar žinai, kad čia nėra taip, kad tu atvažiuoji teismo posėdį ir tu žinai... Ir tau duoda kažkas vandenuko, ne? Ne, ir žinai, tu žinai, tau gal dovanėlių. baigsis, nesibaigs, nuteis, nenuteis, bet tu žinai, kad, ta prasme, tu važiuoji bereikalingai, nes kitais metais, 25 metais jau yra numatyta 68 posėdžiai. Tai tu įsivaizduok, tau jau numatyta, tai tu žinai, kad tu šiandien atvažiuoji, tiesiog leidai savo pinigus, leidai. Tam yra esmė, Kaip ne? dabar, pavyzdžiui, aš dabar prapisinėjau rytinės vakarinės treniruotės. Sulaužyt psichologiškai. Rytinės, jo, bet dabar įsivaizduok, pavyzdžiui, 2 dienas, kur yra pats blogiausias dalykas su tais posėdžiais, kad kai tu dirbantis esi, tu gali, darbas tavęs negali, iš darbovietė tavęs negali išmesti iš darbo, nes tai yra teismas. Nu, teismo dalykai, jie tiesiog tavęs negali išmesti. Bet jie gali pasakyti, Arnai, būk geras, nu, pyzdink lauk, kad mums tu esi nebereikalingas. Bet jeigu toks žmogus kaip aš, kuris nedirbo, ne, tai dabar sakyčiau, aš noriu susirasti darbą, jeigu man leistų ar mokslinis įsilavinimas, ar dar kažkas turėtų kažkokį gerą darbą, tai manęs niekas nepriimtų, nes sakytų, mums tas reikia nuo pirmadienio iki penktadienio. Dabar mes galim tave turėti tik pirmadienį, antradienį ir penktadienį. 3 dienas. Mums tavęs nereikia 3 dienų. Mums reikia tavęs profesionalo 5 dienas iš eilės. Nu, minimum, kaip ir su mano sportais šiai dienai, žinai, man iš tikrųjų yra labai sunku. Nes sportai vyksta pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį. Ir dabar aš 2 dienas išmetu. Tai aš dabar sportuoju tik pirmadienį, antradienį ir penktadienį. Žinai, nu aišku, aš tada savaitgalį sportuoju, žinai, bet tos 2 dienos, pagrindinės dienos, kad aš galiu ne namie sportuoti. Kaip... Jos tau neleidžia susirasti normalų darbą taip pat, ne? Kas tave priims dirbti? Nu, aš nedirbantis, aš nedirbu, žinai, bet aš kalbu vien iš tos pusės, kad net negalėčiau darbo. Aš dirbantis visą laiką, beveik iki šito podcast'o, ta prasme, visą laiką. Tai aš tai tik per tą prizmę ir žiūriu. Ja, tai, ta prasme, trečiadienį, ketvirtadienį ar ketvirtadienį, penktadienį yra vienas iš svarbiausių dienų, bet kokiam verslui. Ir jeigu tu negali turėti žmogaus, tai tu jo net nedarbinsi. Tu jo nedarbinsi. Čia net nėra galimybės, kad tave dar neišmes, nes tavęs tiesiog neįdarbins. Viskas. Ir tai, aš neįsivaizduoju, kaip tie žmonės. Bet jie tai negalvoja, jiem tai neįdomu, jie neturi empatijos, ne? Jie negalvoja, koks dabar sunkus Arnolduko gyvenimas. Jie labai nori mane, kuo labiau, žinai, jie nenori. Sulaužyt. Jo, jie nenori nieko, jie nori padaryti iš manęs kažkokį asilą, nes aš, žinai, tas asilo padarimas, žinai, iš ko susideda? Iš to, kad, kaip pavyzdys, praeitam posėdį sako, žinai, nu va, jums čia grėsia dabar 3 mėnesiai kalėjimo. Prokuroras, aš noriu jam duoti griežčiausią, ne, va, jis netvyko į teismų posėdžius, jis neturi pateisinamos priežasties, tai davai mes jį sodinkim 3 mėnesiam. Ir teisėjas klausia, nu ką jūs galvojate apie tos 3 mėnesius? Tavęs. Jo, sakau, o jūs norėtumėte tos 3 mėnesius pabūti? Žiūrė, sakau, o jūs norėtumėte, sakau, kaip jūs galite manęs klausti, ką aš galvoju apie sėdėjimą 3 mėnesius uždarytas. Nu, ta prasme, antras dalykas, sakau, nu aš nieko ten nepadariau, žinai, aš neorganizavau, aš netyčia papuoliau kažkokią nesąmonę, padariau tą nesąmonę, dabar, sakau, aš esu teisiams, sakau, aš darbą susirasti negaliu, nieko kito, sakau, jūs dabar norit mane uždaryti dar 3 mėnesiam papildomai, už ką, sakau, tai po 3 mėnesių, sakau, tai mane ten gal pribrūžins, taip, kad aš jau net ir dirbti nebenorėsiu, sakau, aš gal išės bahuraut dabar norėsiu, žinai. Nu, ir mano buvo tokie žodžiai. O žiniasklaida, pavyzdžiui, parašė, žinai, kad labai kažkaip negražiai žodžiu, kad Arnoldas Misiūnas siūloma jį uždaryti, bet jis priminė, jog kažkada buvo teisiamas ir, tipo, jeigu jūs uždarysit, vos ne Arnoldas grįž toks pat, koks buvo. Čia žiniasklaida, žinai, tai va, jie... Dar su tom turi dylinti. Ta prasme, ta žiniasklaida, jinai tiesiog... Kas dar daugiau dabar gauna pressure iš sistemos apart tavęs? Niekas. Apart celofano, ne? Nu, bet jam matyt patinka. Jam to reikia, man tai to nereikia. Aš tai suprantu, nes jeigu jisai to negaus, apie jį niekur nerašys, nešnekės. Jeigu tu to negausi, sakau, kad jie nori, žinai, labai stipriai sudirbti. Žiauriai. Ir sakau, kas prisideda dar prie to teismo visų dalykų, tai ta žiniasklaida, kuri meluoja, žinai. Jie labai stipriai, pavyzdžiui, žiniasklaida. O kaip meluoja? O tu irgi, tu vieną dieną atsikeli ir tu pamatai straipsnį, ne? Ir tu matai Misiūnas, Taip, pavyzdžiui, aš atsikeliu vieną rytą, atsikeliam. Žiūriu, Arnoldas Misiūnas į teismo posėdį yra atvesdinamas. O aš ten lovai guliu. Aha. O rašo, kad aš atvesdintas šiandieną į teismo posėdį, žinai, nu kur čia realybė, žinai, kur čia teisybė. Nu, tu niekam neįdomu. Arba Arnoldui Misiūnui uždėta pykoje.
O apykojos net nėra dar. Aha. Nu, apykoje buvo uždėta tik po 2 mėnesių. O Aha. straipsniai rašo, kad man jau uždėta apykoje. Kad Arnoldą atvezina policija į teismą. Ir ką tu darai? Tu dabar Ne, tu tai aš tiesiog tai- aš pažiūri nieko ir numoji neįmanoma kitaip. Galima, o ką tu gali padaryti? Kelti istoriją, sakyti, o jie meluoja, aš lovai guliu. Nu ne. Tiesiog tu praleidi, bet ką aš tau noriu prie ko privesti, kaip jie gali tą žiniasklaidą sudirbti žmogų, kad Kad jie po to galvoja tu apie tave. skaitytum apie mane, tai sukaitum eiktų nahu, jis debils. Atvezina Kriminalas, debilas, nors tu gyveni kaime, tyliai nieko nedarai, bet va, vienas straipsnis, jis Tai jie atvezinamas. taip ir padarė yra. Tai, Jo. tai dėl to aš manau, kad tūkstančiai žmonių apie tave galvoja Jo. vien tik iš žiniasklaidos Taip. propagandos, sakykim taip. Jie negalvoja, koks tu geras esi žmogus namies, tavo draugės. Jo, jie Kad tu nežiūri. sportuoji kasdien ir šiaip. Na, Dar jo. plus mato tatuiruotės. Pyzė, Arnoldai, aš tai sakau, pyzė, labai sudėtingas tavo gyvenimas, aš nežinau, kaip tu psichologiškai atlaikai šitą visą reikalą. Tai ką, gyveni ir tiek. Baigsis kažkada tas periodas, žinai, būsi Ir stipresnis. tada būsi stipresnis, nebus kaip tai sulaužti. Daug dėjo. O dar nori kažką pridurti apie teismus, apie riaušes? Ne, viskas čia maksimaliai čia yra kvailystė kažkokia ir tiek. Aš žiūrėjau tavo pokalbį su Maslobojevu. Čia po įvykių. Aha, po įvykių. Ne, pasirodė taip, kad... Gerai, pizdu. Pasakyk. Kaip tau pasirodė tas pokalbis? Nu, pasakyk, o kas Ne, tau tu man pasirodė? pasakyk, kaip jeigu tu peržiūrėjai tą... Bet matai, aš tai nežinau. Bet dabar tu kalbi su manimi. Nu, dar nėra pakankamai laiko, kol mes išnekėm. Nu, tai va, Bet kaip pasirodė, kad antas, nu, kaip liktus šnekėtum su kažkokiu tėvuku, žinai. Kaip su priešu, ne? Nu, arba taip, jo, Taip. bet O buvo taip, kad, žinai, pakvietė, aš sakau, nežinau, ar man to reikia, žinai, nu, ta prasme, mane taip skaloja, man jau nebereik viešumo, ne. Atvažiuok, pakalbėsim, apginsim tave. ir jis kažką. ne vienas buvo, aš nežinau, kas tas Jis buvo kitas mano draugų, bet tas Marius Jo. jis nestumė, bet po to, kai atvažiavau ir kai ten pradėjo mane, grinai, aš šitau, nu... Pressure, žinai. Aš easy, jau tau pressure nebesuprantu. klausydamas. Tai aš nebesuprantu, ką tu nori iš to, žinai, ir nuo to karto man užsiblokavo visi. Jeigu sakau, seniau ten galėdavau sakyti, kad tikrai, nu, man jis patinka kaip sportininkas, tai dabar man yra grinai juoda tokia linija. Aišku, aš esu jam nieks, žinai, ir mano nuomonė greičiausiai jam yra visiškai pohu ir aš viskas gerai, bet man asmeniškai, žinai kaip yra, kaip pasakyti, ant kiek, žinai, kai tu turi devaitį ir tu kažką sužinai ir tada tu jo nebelaikai devaičiai, žinai. Aha. Tai kaip ir tam devaičiui pohui, kad tu buvai, kad tu jam buvai, bet tau širdį Jo, bišk skaudu, Tu žinai. kitaip žiūri. Tai va, ne? jo, tu kitaip bežiūri, žinai. Pavyzdžiui, kai buvo McGregoras, man buvo jis viršūnių, iki tol, kol jis susimetė su, nu, išdavė ten tą savo žmoną, žinai, su dabar pamiršau. Žinoma. Dainininkė, su tokia dainininkė, čia dar labai senais laikais, nežinau, kelintais metais. Pas mane panašiai buvo, aš turėjau Iversoną idealą ir kai aš sužinau, kad jisai visus pinigus pragemblino, praprostitutino. Ir viskas man jis tau biškį dingsta. krito. Jo, ir man, man Aha. su juo ir lygiai taip pat. Ir man, Aha, kai jis buvo aha. toksai šeimos Aš suprantu. autoritetas ir tada žiūriu, jis pakilo ir jis dabar išdavinėja tą žmoną, taip jeigu aš pakilčiau ir aš išdavinėčiau ir toks galvoju, ne, man jis nebėra autoritetas. Tai va čia lygiai taip pat, žinai. Galbūt mano nuomonė yra pohui, bet man širdį jis, nu, nulis. Bet čia buvo neišdavystė. Čia buvo neišdavystė, čia bet buvo tiesiog tai, tu kad mane tiesiog tu... Jie nebuvo tikrai tavo pavedė. korneri. Jo, ne? jie turėjo būti Taip. mano korneri, jie turėjo būti mano O kodėl korneri. turėjo? Ne? Tu Pirmas- taip galvoji. pirmas dalykas, nes nes tu jūs- treniravais. Ne, pirmas dalykas, nes tu man kaip, parašai. Bet tu ir treniravais. Jo, bet pirmas dalykas, tu parašai man su ta mintim, kad aš tavo kornerį. Ir aš noriu parodyti, kad, nu, kaip viskas iš tikrųjų, nu, kad tu normalu, žinai, čia buvo pats dalykas, žinai, o ne tai, kad, žinai, davai, tu ateik, o aš pradėsiu klausinėti. Aš būsiu mentas, aš jo, būsiu kaip teisėjas, mentas, aš žinai, būsiu kriminalistas. Jo, aš tave dabar- teisiu. Ne, Ir jie žinojo, kad jie Jo. susilauks palaikymo, ne? Na, jo, ir Nes jie tu- labai čia, wow, ir Arnoldas vėl kaip debils, nes tu, žinai, tu ateini, pasitikė aplinką ir tada tau pradeda, žinai, ir tu toksai, bled, kaip ir nebenori nei kalbėti, ir tu Aš nebenori mačiau. kažko pasakoti, kaip ir tau čia nebemalonu. Nejauku. Nebejauku, žinai, mes Mhm. susirinkom kalbėti apie įvykius, tu manęs klausai ten apie tatuiruotę, žinai, nu dabar ką man to išvardinti visas tatuiruotės, pas mane daugiau jų nei pas tave. Faktas, kad
Ir žinai, tokia, žinai, bandėm, žinai, ten, oi, čia pas mane visą ranką, aš įsitaturavęs. Jo, aš irgi galiu surasti 5 tatuiruotės, kurios man turi reikšmę, bet pas mane ir pusę kūno ištatuiruota ir tada automatiškai, nu, tu tiek reikšmių nesurasi, čia reikia pusę. Bet net netatuiruotės, man tai užkibo netatuiruotės, man visas pokalbis, kad jie, žinai, dviese į tave žiūri, taip pat kaip kokie, žinai, 2 teisėjai ar 2 kriminalistai. Ir man tas pats buvo. Ir žinai, aš važiavau iš Vilniaus, aš jau Klaipėdoj buvau, važiavau iš Vilniaus į Klaipėdą. Ir man taip skaudėjo širdis, kad aš sutikau, aš net rašiau, gal nedėkit to postkeso, nu nedėkit to postkeso, aš Mariui rašiau, sakau, gal nedėkit, ne, čia viskas gerai, čia viskas šauniai, žinai. Bet man asmeniškai aš iškart jutau, kad čia blogai, žinai, ir po to, kai peržiūrėjau tą podcastą, grinai pajutau. Aišku, kas buvo iš normalių žmonių, žinai, man daug kas parašė, sako, kad labai nesąžiningai, žinai, pasielgta, žinai, pakvies tave, nu, pakalbėti ir tada stumt visą laiką ant tave, žinai. Bet jo, buvo toks podcastas išėjęs. Jo, bet Sergejus yra Sparta Gym owneris. Ne, jis yra sportuoja tik ten. Jis ten sportuoja. Jis kaip ambasadorius. Nu, jis kaip žymiausias vardas tai salė. Žymiausias vardas. Jo, ir šiaip Šipaila yra treneris. Jo. Savininkas. Okei. Ir tu ten irgi sportavai. Jo, 3 metus. Jo, tai čia daug. Ta prasme, vienam gymė išbūt 3 metai yra daug. Mes šiaip buvom labai geri draugai su Šipaila. Mes kartu savaitgalius leidom, kartu, žinai, kažkas pramogas, jo, su treneriu ir su visais kitais, jo. Aha. Ir įvyko riaušės per koroną, per COVID. O tai, okei. Ir, nes... Čia tokiam rimtom temom lieti, čia, žinai... Per rimtas? Ne, viskas gerai, bet, nu, tokias, nu... Nu, ta prasme. Rimtas, ne? Supranti, tu sportavai su jais, įvyksta COVID nesąmonė, ne, pavadinkim. Vieni yra už... Mes už COVID, mes galvojam, kad tai realu, mes sėdėsim namie, darysim tą, ką pasakot, mes pysim į save vakcinas, taip toliau. Kiti yra prieš. Aš nenoriu sėdėti namie, aš noriu būti su visais, aš noriu socializinti, aš nenoriu pyst vakcinos, aš nenoriu nešiot kaukių. Ir buvo daug kas in the middle pasimetę, nežinau, ką daryti. Žinai, darbė sako taip, čia taip. Žinai, ir buvo 3 grupės, ne, didžiulės. Tu be abejo buvai toj prieš, ne, grupė. Aš irgi buvau prieš. Aš tiesiog nemačiau. Aš nors pardavinėjau kaukės, bet aš tai... Jo, čia biznis, čia... Bet kurioj grupėje aš sėdėjau? Aš sėdėjau ne toj grupėje, kad jo, aš šausiu vakcinas ir pardavinėsiu kaukės, jo, aš sėdėsiu namie ir... Ne, aš buvau toj, kad ne, palauk, pažiūrim, kas čia bus. Ta prasme, vakcinas, tai gerai laiko, Anyway, ta prasme, ir tuo metu įvyksta tie akmenukų mėtymai. Ir tave ne tik, kad tas cancelint žodis yra man toks labai naujoviškas ir toks, bet ta prasme mes šnekam apie realias draugystės, bendruomenės, kuriuose tu buvai, atsisako tavęs kaip kovotojai, gymai, gym owneriai, kiti kovotojai, mano draugai, kurie nori būti kovotojais, bet niekada nebus, bet vienu žodžiu galėtų, žinai, street pasidaužyti ir taip toliau, kurie labai seka visą šitą reikalą. Jie irgi pasidarė tavo kaip priešai. Tai kaip tu dylinai su to, kad tavo artimiausi žmonės, su kuriais tu sportavai, nu, tavęs, tai ką, tau parašė, kad tipo, dėl to, kad tu mėtai akmenukus, mes nebenorim tavęs matyti. Ir po to jie tave paprašo į podcastą, ne? Yeah. Padaro tokį podcastą, kurį, ne, šiaip podcastas, ta prasme, jis pats kaip, žinai, žiūrint iš kokios pusės žiūrė, ne? Kaip podcastas, tai buvo, ten buvo informacijos, visa kita. Buvo. Ten yra daug komentarų, kurio aš turėjau. Bet kai tu teiki informaciją, jeigu aš tau pasakoju, tu klausykis, tu nesiginčiok ir man neįrodinėk savo tiesos. Jeigu tu eini už policininkus, tu eik, bet man tu neįrodinėk, kad aš negaliu mėtyti akmenų. Mientai ir tave. Policijos pareigūnai. Nu ten... Maždaug, ką tu čia šneki? Kur tu čia esi, ne? Jo, taigi tikrai mentai pareigūnai. Sparta Gym'e sėdėtum, sakytum, mientai niekas tavęs nepataisytų. Taip. A ne, jo, bet prieš kameras yra biški taip. Jis nori būti labai elegantiškai... Nu, teisėjai. Žodžiu. Nu. Jo, iš tikrųjų buvo keistas dalykas, jog mane išmetė, žinai. Tai tavęs atsisakė visi, ne? Į draugai. Matai, ne, žinai, kaip buvo. Buvo taip, kad po to mėtymo akmenų, iš tikrųjų, nežinau, ar tu skaitai, ar, tą podcastą iš tikrųjų žiūrėjai įsigilinai, kur aš sakiau, kad, aš niekam nemelavau ir pati salė pati pridarė tas nesąmonės. Todėl, kad aš kai atvykau į salę, jie iškart žinojo, kad ten aš buvau, žinai, nes mes kalbėjom, kad čia, žinai, kodėl jie padarė ir sportui pasibaigė, aš buvau pameluoti
kokia tai buvo gal diena, gal tai buvo, žinok, prieš savaitgalį, žinau. Gali būti, kad tai buvo prieš savaitgalį, gal ketvirtadienis, penktadienis, kad pas mane treniruoti ir aš išvažiavau Klaipėdą dažnai. Ir per tą laiką įvyko tai, kad iš jos straipsnis, kur mes ten manome, kad čia ne Misiūnas ir visa kita, tada žmonės visi pradėjo jiem komentuoti, kad čia Misiūnas, kad čia jūs nemeluokite, labai pradėjo juos heitin, žinai, stumtant jų, visa kita. Ir jie tada, žinai, parašė, vėlgi be mano, be kontakto su manim, kad taip, mes esam dabar įsitikinę, kad čia Misiūnas, tai mes dabar jį išmetam iš salę, žinai. Ir viskas. Man irgi, aš perskaičiau tas... Public žinutė buvo. Jo, public ir iš karto... Pirmesnė negu tau pasakė. Jo, man su manim nieks nebendravo. Tu matei per public. Jo, ir aš taip sėdžiu, žinai. Ir automatiškai... Dina, užkurmo vieną ten tą parūkį. Ir automatiškai, žinai, man irgi pačiam, žinai, toks, tas toks suėjo ego, žinai, kur aš niek nerašysiu, kurva, čia tokie yra, nukie pydarai, taip, anaip, kaip jūs galėjot, žinai. Ta prasme, mes buvom draugai, žinai, išmetėm. Po to pys... Lietuvos kaip ir didelį planai, ta prasme. Jo, Lietuvos kaip bokso federacija atsisako Arnoldo Misiūno. Aš net nepriklausau Lietuvos kaip bokso federacijai. Čia tas pats kaip kokia teniso lyga dabar parašytų. Sakytų, mes atsisakom jo. Atsisakom Misiūno, aš nesu net karto dalyvavęs jūsų organizacijų, nesu net buvęs. Visi, kas norėjo, tavo vardą naudojo. Jo, naudojo kaip norėjo, žinai. Nu ir viskas, ir išvažiavau, ir man ten labai greit susidėliojo gal savaitę laiko ir aš jau buvau Klaipėdoj, žinai. Butą, kur gyvenu iškart pridaviau ir viskas, nes čia Vilnius mane laikė tik Sparta Gym, man jinai buvo autoritet, galbūt aš kaip tuo metu kaip sportininkas nebuvau toks psichologiškai stiprus kaip dabar, plus dar buvo Vilnius ir tu žinai, kai tu iš kaimo atvažiuoji Vilnių ir kai kartais tu gali paslys, žinai, atrodo, šį mėnesį sportuoji stipriai, bet atein koks savaitgalį, žinai, tu kažkur nuslysti, žinai, galbūt mano tas sportas nebuvo toks profesionalus, koks turėjo būti. Disciplinuotas. Bet taigi ne dėl to išmetė. Jo, bet jo, ir žinai, bet... Ne, tai tu tai iš save žiūri kaip profesionalas žiūrėtų, aš tą suprantu, bet esmė, kad įvyko, sakykime, bloga žinia. Jo, jie tiesiog galėjo man prašyti, Arnai, žinai, čia yra taip. Kaip šeima reagavo? Kas tavo artimiausi žmonės? Šeima, mama, tėtis? Mes aš nelabai su ko bendrauju, tuo metu nebendrauju. Kas tavo arti, draugė? Jo, šiuo metu draugė, bet jinai tuo metu jos nebuvo, žinai. O nepažįstami. Tai močiutė. Pas ją atvažiavo. Kuri visada buvo. Jinai ten komentavo, jinai buvo prieš. Jinai tavo numeris 1, ne, genija. Palaikytoja, jinai numeris 1. Blogiausia, kad jinai mane ir pribrūžino eiti prie Seimo, žinai. Nes jie labai tikėjo tom, žinai, kad nėra vakcinų. Jo, netikėjo, žinai, čia turim susivienyti, mes turim tą nueik, bet be fanatizmo. Gerai, galvoju, nueisiu, žinai. Ir to fanatizmo ir nebuvo, žinai, tiesiog nupurškia dujom. Čia, aišku, aš gal kaip kovotojas reakciją turiu, žinai. Ir žiūriu, tą šliauką ateina, tų dujų, žinai. Ir aš tiesiog pasisukau, mane čia, žinai, nupurškė. Atsisuku, žinai, ir žiūriu, kad kažkur akmenys pradėjo skristi. Nu, bet iš tikrųjų tokia net man to vienu momentu buvo galvojau, kokie čia drąsūs žmonės, kad ten grinai plytos ir į tą autobusą, žinai, turiu omeny labai taip agresyviai, ne taip, kad, žinai, kažkas iš buteliuko mestų, bet ir prasideda ta kruša, žinai. Tai kas, policininkai atgal? Ne, policininkai tiesiog nupurškė visus dujom, ką reikėjo ir ko nereikėjo, kas kalts, kas nekalts, tiesiog paėmė, jūs trukdot kažkam pravažiuoti, nu pizdu, imkit jūs visi dujų. Ir visiems nupurškė dujų, žinai, aš tų dujų negu, aš nusisukau, žinai, jau kai, žinai, čia jau atgal žiūriu, čia akmenys, nu to automatiškai, kad tu įsivaizduok, tave kažkoks gaidys nupurškė, ką tik bereikalingai. Ir čia ir visi mėto akmenys, ir faktas, kad tu, blėt, buteliuką pamatai kažką, nu čia normalu, čia gali taip, kad taip nedarytų žmogus, nu, gali nemeluoti to, žinai, nu čia visiems tai būtų, žinai, nu ta prasme. Tu pažiūrėk, tave mokyklai pastumė, tu nori atgal pastumti. Teisingai, tave gatvį pastumė, tu irgi nori atgal pastumti, nes nu, čia tavo ego, žinai, taip pat ir čia. Tave nupurškė, ką tu gali padaryti, nu tu nepisi jam į galvą, ta prasme, tu negali tokio padaryti nieko ir čia visi jau kažką daro, nu tai automatiškai ir aš tam tarpe, žinai. Bet čia, žinai, didžiausia mano gyvenimo klaida. Aš sakau, susipisau viską, ką galėjau, dėl to salę, sportus, draugus, viską, nu ta prasme, čia buvo mano didžiausias kritims į duobę, kaip žmogaus, žinai. Ir aišku, pakelim, žinai, nes iš to... Bet močiutė palaiko, ne? Ką? Močiutė palaiko, vis dar gyva? Jo, tai jinai Tai močiutė linkėjimai, jeigu močiutė žiūrės.
O ko jokies taip? Ai, nes tu paklausai, sakai, jinai gyva. Ne. Mano močia irgi buvo mano didžiausia palaikyta, bet ji nebegyva. A, ne, mano tai dar daug metų gyvens, tikiuosi. O kodėl pas tavai su tėvais? Tėvo aš neturiu apskritai. Aha. Su mama tiesiog buvo blogi santykiai, mes nebendravom ilgą laiką gyvenime. Dabar ne irgi? Dabar pradėjom bendrauti, dabar kažkaip O pradėjom. jinai yra Radviliški? Ne. O tu iš kokio kaimo? Aš tai, bet jinai tai dabar užsienį gyveno. A. Užsienį gyveno, prieš tai Kuršėnuose gyveno, žinai. Tai tu iš Kuršėnų? Nu, žinai, kai komentuotojai rašo, koks Misiūnčiai iš Kuršėnų, ten jis nepriklauso Kuršėnam, nu, bet ilgiausiai pragyvenęs, aš ten Kuršėnuose esu palitiekę keitėm vietų gyvenamų. Tu dar ne tik ten, aš girdėjau, kad tu gyvenai Londone. Aš gyvenau Londone. Londone gyvenau 9 metų. Bet tu dar gyvenai dar vienam kaime Bostone, kur aš gyvenau irgi. Kai. 2 savaitės. Tai man ten pizda buvo, ta prasme, 17 metų, man ten nieks darbo neduoda, man ten buvo kosmosas. Kur aš esu, bet tai žiūriu, kad aš esu tarp lietuvių ir lenkų. Tai aš Anglija iš vis. Yeah. Ta prasme, Bostonas yra irgi tema. Tai tu ir ten esi buvęs, ar ne? Yeah. Tu esi daug kur 2 gyvenęs. metus Bostonė gyvenau. Dėl to, kad mama judėdavo pastojati, tu su ja? Ne, atvirkščiai, mama Lietuvoj buvo, aš tiesiog galvojau išvažiuoti, kad kažką nuveikti gyvenime reikia išvažiuoti. Tai Padėjo. Kažką jau. Tai kiek tuo metų buvo, kai išvažiavai? Nu, bet nes 17. Bet Londone 9 buvai. 9, ten su mama išvažiavam. Mhm. Mokinausi anglų mokykloje. Žinai. Ir kiek gyvenot laiko Londone? Metus gal. Ai, tik tiek? Vienus mokslo metus, aš va taip pasakysiu. Mes Ir po tada to grįžom vasarą į Lietuvą. Nes mama nenorėjo kažko Jo, ir tada susirasti. mama sako, ne, tai mes su mama ir patį gyvenom Londone, žinai. Aha. Tada jinai grįžo, sako, vaikam reikia gyventi Lietuvoje, ne Anglijoje. Ir nusipirkom, pamenu, namą ir pradėjom gyventi Lietuvoje. Ir viskas. Taip ir grįžom. O po to, kai jau prasidėjo Kokie atsiminimai iš Londono, iš Bostono? O iš Nieko. Bostono mes turim daug draugų, turiu dar iš tų laikų. A, ne? Ten aš ten... Tai jau į Bostoną tu varėjau 17 ir vyresnis. Ne. Išėjęs suras darbą? Pradžiai dar, kol nesusipažinau su draugais. Tada dar išėjo ten porą dienų vienur padirbė. Tai kokius esi žiauriausius darbus dirbęs? Kurių niekada nebedirbtum. Tai fabrikai. Fabrike, ne? O tai ką fabrike? Kažką rušiuot, kažką daryti su rankom, ne? Stovėt linijoje kokiai? Jo. Ne, man pats žiauriausias fabrikas buvo, galbūt, kur dirbau 2 dienas, gal 3 dienas. Nes kitur gal ten, žinai, mėnesį, na, žinai, čia nėra, ką sakyti, 18 metų, tu išvažiavai ten džiaugies tą darbą gaudama, žinai. Bent kažkokį svariuką. Bet pamenu, ir prasidėdavo, žinai, baliai, dar kažkas ir tu žiūri, kad jau nebeišeina į darbą, dar kažką. Bet... Bostono baliai? Jo, bet... Bet po to įsidarbinau bananų fabrike, o ten autobuso nėra ir tu turi eiti kokius 5-6 kilus į vieną pusę ir pareiti, žinai. Ir ką su tais bananais daryti? Bananai... Lipučkas? Nepamenu. Rūšiuot? Nepamenu. Aš tik žinau tai, kad bananus atveža žalius, įdeda į mikrobanginę, pašyla iki 40 šilumos, jos karštus ištraukia. Ir jau jie pist geltonė, ne? Ir geltonė ir jos jau veža parduotuvę. Tai na. Ir tada nieks bananų nebepirks po šitą podcastą. Ne, čia iš tikrųjų bazaras, bet aš pamenu, kaip šiandien, kad einu šitą darbą. Arčiau į mikrofą, Arnoldai. Aš pamenu, kaip šiandien, kad einu į tą darbą, einu ir galvoju, nu ne man čia. Nes tau tik 17-18. Nu, bet man jau tada atrodo. O tu nori Lamborghini, ne? Nu, dar nesvajojau, tai baisiai, tuo metu dar kitaip galvoju, tiesiog gal, bet... O tai ką galvoji, nes aš buvau panašioje situacijoje, kad aš irgi einu ir galvoju, kur, aš iš einu. Bet tuo momentu tavo labiausiai pamenu, kad ėjau ten palei upelį ir galvoju, nu ne man, ką aš darau čia, aš tam atvažiavau, kad čia vaikščioti tą darbą, žinai. 5 kilai dahuja. Dahuja, ryte, kai reikia išeiti 2 valandą anksčiau, tai na. Ir nieks nevažiuoja, ne, jokie autobusai, nieko, nieks nepaveža. Jo, nes ten miesto dar zonai, žinai, kai visi fabrikai, žinai, būna už miesto gerokai, tai tada būna autobus. Ar dar kada nors grįžtum į Angliją? Kovom? Jo, jeigu reiktų, jo, drąsiai. Tai kada pas tave atėjo ta idėja, ta prasme, kad
aš noriu būti UFC fighteris, aš noriu uždirbti daug, aš noriu kovoti, ten, žinai, daužytis, eiti į ringą prie žmonės. Senai, labai senai. Anksčiau už tos fabriką? Jo. 14, man atrodo. Vat kai mes grįžom iš Anglijos į Lietuvą, praėjo gal, nežinau, kai tą namą susiremontavom, pamenu, aš jau sportuodavau. Mane ten mokykloje grūzindavo vyresnį, žinai. Aš jau pamenu, kaip šiandien, kad prieš veidrodį muždavausi su 5. Aha. Žinai, kaip čia iš kojos, čia iš to, žinai. Apdruk, ne? Apdruk, žinai. Apdruk. Nu ir va, tas kažkaip taip ėjo iki tol, kol į Mažeikius atsikraustėm. Čia gal po Anglijos atsikrausčiau, pas močiutę grįžau į Mažeikius, pradėjau sportuoti kickboksą. Ir taip buvo tie įvykiai ten, kai buvau teisiamas ir kažkaip pagalvojau tuo metu, kad gal reiktų nebepjauti gyvenime. Tai teisiamas buvai už ką? Ginkluotą apiplėšimą. Tai iš tiesų buvo kažkas? Ja. O kas yra ginkluotas apiplėšimas? Nu, vat, kai tu būni ne vietoj ir ne laiko, žinai. Ne vietoj ir ne laiko. Su netais draugais? Nu, ne laiko ir ne vietoj, tiesiog galėjai nedaryti tokių nesąmonių. Nu, aišku galėjai, kai žiūri atgal. Tiesiog debelizmas, kažkas padarė kažkur klaidą. Tai žiepavo, ką nors. Ne, tai va tas ir ne, kad... ten tokia debiliška situacija. Nu. Nu ir to Bet čia buvo pirma tokia debiliška, ne, situacija tavo gyvenimo. Jo, čia buvo, žinai, man, nu čia 18 metų, man atrodo. Aš jau, man atrodo, buvau pilnametė, žinai, mane iš mokyklos paėmė. Ir sako, bachūras, važiuojam. Prisidirbęs esi. Iš mokyklos atvažiavo, ne? Tai va, ir kai prasidėjo tie teismai, žinai, sėdi protas grotas, žiūri tą laisvę, žinai. 18. Jo, čia toks jau tu teisiams, kaip ir nėra už ką, kaip ir debils, kad ten buvai, kur tau nereikėjo būti ir viskas. Ir tu, žinai, galvoji, ne, jeigu jau išeisiu iš čia, tai sportuosiu. Taip ir buvo, žinai, ir išėjau, o kol teismai irgi vyko gal 2 metus, tik tai tie teismai vykdavo, žinai, sausį, balandį, tas laiko tarps toks tai būdavo, žinai, ne kaip dabar. Kartus per savaitę. Jo, tai dėl to labai ilgai nusitempinėjo, tai vienas netvažiuoja, tai kitas netvažiuoja. Ir ką, per tos 2 metus mes atsikrausėme į Kuršėnus, Kuršėnai prie Šiaulio, aš jau buvau pradėjęs Šiauliuose sportuoti, žinai, ir viskas, ir baigėsi, ir tiesiau tą savo tokius sportų, žinai. Nu ir kas įvyko su sportu, pas tave buvo kovų ir su Rimkenzo, vienas iš žinomiausių kovotojų, ir Rimkum, ir su Virkščiu. Bet čia paskutinės mano 2 kovos, 3 kovos. Ja. Čia dabar, kai jų temė atsirado. Tai gerai, o po to dar kažkuris įvykis tuo metu buvo su Selo, Gydymu Dragūnu. Galiu aš to biškį video jungti? Ne, man tai neįdomu, žinau. Ne, nu aš trumpam, nu. Aš radau trumpam išskirtiniai slaptos kameros kadrai. Toj liks, man atrodo, be kompiuterio. Aš girdėjau po... Žinai, kai aš dabar rašiaus tavo pokalbį atvirai, aš nežinau, kad tu buvai tu čia. Yeah. Aš buvau šitą video matę šiek tiek. Tu vaikštai, aš kaip suprantu, tu pralaši kovą, ne? Tai pas tave tas galvoji. Tu nori tuo metu būti kovotojų dideliu, o jisai ant tavęs šūkauja, ne? Ir... Čia papasakoju dabar. Nu, tu esi pasakojęs ne kartą ir aš manau, ne vieną kartą tu esi, tu ir public pasakoji ir tu mane pasakoji. Tai ką tu gali iš viso to epizodo, ta prasme, papasakoti? Senai nuryta tema. Nu, pas tave. Tu pas visus, žinok, čia jau... Nu, ne, vat pas mane, aš kol rašiaus tą, aš nežinau, kad tu čia. Aš dabar pas tave jaučiuos, kaip pas tave kaime Kelmučio parduotuvėje, kur tu sutinki alkašą kokį nors ir... Nu. A, gerai, tai kas ten buvo su to Selu? Tai taip ir yra. Aš žinok, aš pati esu tas. Tai kas buvo su to Selu? Ta prasme, tavęs klausė ir per Sergejaus podcastą, aš suprantu, bet... Nu, bet ten, žinai, yra labai, ten buvo labai sena istorija, kad kažkada... Man kaip atrodė, kad jis buvo pastatęs 100 000 už tave ir praėjęs, ir tu nelaimėjai jam kažkokio pliuso, va taip man atrodė. Nes aš girdėjau, kad jisai tau ir šaukė, kol tu buvai ringė. Jo, ringės ant huesosino mane. Bet o kodėl? Todėl, kad aš kažkada su vienam interviu, jis yra vienai panikai pasakęs, tokiai
Muay Thai sportavo, ar boksą, ar kickboksą, pasakė, kad kaip pišviau vienu užmigtų amžiam, kažkas tai tokio. Ir tuo metu Burbaitė. Jis jai pasakė? Jo, Burbaitė pakomentavo. Aha. Žinai, tokia Burbaitė iš Vilnių. Nu, žodžiu. Ne, nežinau. Ir tada tuo metu, netgi aš jeigu neklystu, City Boxing, žinai salę, City Boxing? Aleksandras? Taip. Aha. Tai jų salė, man atrodo, netgi moterų grupiai buvo uždėję selo nuotraukas ant maišo ir daužė į veidą. Man atrodo, kažkas, gal aš dabar, čia buvo labai senai, čia buvo, kai į Vilnių atvažiavau, čia buvo mano pirmie mėnesiai. Ir aš turėjau kovoti ir manis sako, Arnoldai, kaip tu galvoji, apie tokią situaciją, ką tu, kaip tu įvertintum? Ir žinai, sakau, ką jis gali, sakau, darogą, jis gali daugiau nieko, žinai. Ir jis mane po to Darogą tikrai gali. Jo, ir jis po to įvykio mane užblokavo tiesiog, žinai, per visur. Ir praėjo 2 metai, iki tol, kol man reikia lipti į ringą, yra, žinai, kai būna ta paradas. Paradas, kur išeina visi kovotojai prieš... Per teliką esu matęs. Jo, paradai, kur būna. Tai va, mane išvedė mergaitė į tą ant to seno, žinai, ir jis ateina čia su alum ir ten mane pradeda huesosin, žinai, ir aš jau suprantu, kad čia nesibaigs. Taip, žinai, ir aš trenerius, sakiau, treneris susikaup, koncentruokis į tą kovą. Bet jis buvo tiesiog fanas, šūkuojantis fanas. Taip, ne fanas, jis buvo tas, kuris vos manęs nenorėjo apipilti mane ten ant tos prieš visą publiką, žinai, yra man toksai, ir aš suprantu, kad čia to, nesibaigs, taip, žinai, nes, jis girts, jo yra draugais, neaišku ką iššovęs ir taip toliau. Ir viskas, ir ką aš bandžiau susikaupti tai kovai, bet ta kova... Iš tikrųjų, toj kovai, kada aš ją laimėčiau, ten buvo, mes ir su treneriais imtynių kalbėjom, kad tai yra 30-70, kad aš laimėsiu. Nes ten yra, nesveikai geras imtynininkas, jis eis tave į apačią, tavo imtynės yra silpnos. Bet, žinai, man tuo metu atrodė, duokit bet ką, man čia nesvarbu ir taip toliau, žinai. Ir tuo metu, ką aš įlipu į tą ringą, žinai, girdžiu, tu ten pituchas, ten toks, anoks. Tu jo nežinai, ne? Aš pirmą kartą šitą dar ir mačiau, kai jis mane gyvai, kada jis mane, žinai, užsipuolė. Ir, žinai, ir man čia reikia eiti su tuo, jis mane ten veršė tą apačią, tas imtynininkas, žinai, stiprus, jis visą laiką praimtiniavę, žinai, ir tu jau nepatogioj situacijoje, ir dar tas čia šaukiant visos arenos, ir tu tiesiog, žinai, nebesupranti, dar buvau greičiausiai per silpnas tokiam dalykui, žinai, kad susikaupti ir išjungti ir kovoti. Ir viskas, ir ką jis nusivertė, užlaužė ir tiek. Ir... Gerai, o tada aš pareinu... Kaip jis Ir aš pereinu... Kodėl negynė tavęs nieks? Aš suprantu tavo, ta prasme. Ne, žiūrėk. Nes jis selas? Visi bijojo, visi arenai bijojo. Matai, nemanau, kad ten kažkas labai sureikšmino tą, žinai. Nemanau, kad ten sureikšmino, ką tas selas šūkovo. Bet esmė, kad po kovos mane, kai išmetė iš ringo, aš dar tam bandžiau ukrainiečių kažką prašauti. Ir kai turėjau pareiti į ringą, kad paskelbtų nugalėto, jis dar prieina, aš jam kažką ten pasakiau, pisk kažkur, ten žodžiu kažką. Ir viskas, žodžiu, ta kova baigės, aš pareinu dušą, ten maudau, plaunu tą galą, nes, tu kai vaiks, pirmą kovą kovojau su, KOK man buvo didžiausia svajonė gyvenimo. Pirmą kovą kovojau su Golubovskiu, kur iš tikrųjų blogai ir atsistačiau, labai užpompino man raumenis per tą kovą, bet tikrai smūgiais kur kas daugiau susmūgiavau Golubovskiui. Veiksmų atveju, man atrodo, jis man buvo net pasidavęs, tik aš per savo mažai turinčią patirtį, tiesiog jis man pradėjo tepinti, aš paleidau. Pribėgo teisėjai, sako, ne, sako, jūs kovokit toliau. Bet ir po to įvykio, po to tokio nepavykusio submišino, tikrai net gimtynėse aš už jį geriau atrodžiau, tik tai, kad jis mane ten daug kartų nuvertė ant žemės. Atidavė tą pergalę Golubovskiui. Golubovskis pats pasakė, žinai, kad aš neįsivaizduoju, kodėl man atidėjo tą pergalę, žinai. Jeigu pats kovotojai, sako, aš nežinau, dėl ko man atidėjo tą pergalę. Ir po tos kovos man atrodė, žinai, kad, čia buvo taip, kaip buvo, jau sekančią kovą tikrai aš laimėsiu, žinai, čia jau kaip, pizdu, žinai, čia Golubovskiai, čia pagrindiniai KOK draugai ir taip toliau, galvoju, kitą kovą tai laimėsiu. Ir ta kova pasibaig būtent va tokiu atveju. Tai tu įsivaizduok, man kaip vaikui, aš ne vaikas buvau, jau, kaip sakant, suaugęs žmogus, bet man su ta vaikiška svajonė, žinai, tai jinai man žlugo tą vakarą, jinai man tiesiog mirė, viskas, koks tu kovotojas, tu 2 pralaimėjimai iš eilės, žinai, ką žmonės pasakys, kaip kas, man tą vakarą, žinai, viskas. Bet kaip jis atsirado, ta prasme,
Tai ir viskas, nu ateinu, aš ir persirengė, ten vos nešaros byr man, žinai, aš maudausi ir jis atėjo, žinai, sako, atsiprašyk manęs, už ką, žinai, tu atsiprašyk man, aš tau suteiksiu viską, tu visas kovas laimėsi, tu čia tau tai reik manęs atsiprašyti, nu kaip aš, jeigu tai būtų įvykę, tiesiog būtų prieš kovais atėjęs man tai pasakęs, aš būčiau sakęs, okei, galbūt jo, nu, gal ne man aiškint, kas niuchas, kas neniucha, žinai. Bet po to įvyko, kai tu mane hujasosinai, kai aš jaučiu, kad tai galėjo įtakuoti bent 1% mano pralaimėjimo, nu tai aš tikrai tavęs neatsiprašinėsiu, žinai. Nu ir jis nuėjo tualetą, kažkam tai išėjo, sakau, eik ir daryk tą toliau, žinai. Ir jis pradėjo, ir jis pamatė, kad Dima įgina, tas jo draugas, žinai, karatistas, kad aš nieko nedarau ir tom jis įsivažiavo iki to lygio, žinai, nu o ką. Gerai, aš įsivaizduoju. Kameros, hujameros, visur čia, nu čia durns, nu straipsniai, nu čia baigti, čia, nu tu nieko negali padaryti. Ta prasme, kol tu manęs fiziškai nepalėtė, tai nepalėtė, viskas gerai. Žodžiai, čia tik žodžiai buvo. Ir visi, aš būčiau nesusivaldęs ir trenkęs. Dabar aš visą laiką bandžiau visiems paaiškinti, kaip tu galėjai nesusivaldyti ir trenkti. Dabar įsivaizduoju, koks straipsnis išeina. Arnoldas Misiūnas antrą kartą iš eilės pralaimi kovą. Bet persinimo kambarį išjungė selą tik dėl to, jo, išjungė selą tik todėl, kad ten pavadino jį kokiu tai debilu. Aš net ne apie tai. Tai, žinai, tai... Aš apie tai, kaip jis ten atsirado. Tai reiškia, jeigu aš atvaroju kiaukiai, kai būsi man nepatinka, tada galėsi eiti visur, kur tu norėsi. Nu, va taip, o dabar, nu taip, tai visur, nu bet čia visur, čia nereikia apsimest, kad taip nėra. Anoj Mešoj lygiai taip pat. Visur taip pat. Ten tai klubas. Nu tai gerai, nu ateik, tavęs nežinos, at apsirengsi Pili Plain Huain, sakys, va, ne tavo vakars. O jeigu tu žinoms podcastą darai, ateik, kad ir suplyšęs, nemiegojęs, apsinarkašinęs, koks tu nori, sakys, prašom, užeikit. Nes politika dabar visur tokia. Tai čia pirmas toks šokiruojantis, ne? Įvykis buvo medijoje, ypač kur prieš tave, ta prasme, kur tu supratai, kas yra heiteriai. Aš dar, žinai, aš darau šitą reikalą, bet aš tikrai visiškai net nepagaunu to levelio heito, kur pas mane buvo čia ir Minedas ir panašiai, kur irgi šnekėjo apie heitą jo. Bet aš turiu omeny, kad nedaug žmonių yra Lietuvoje, pati Gerda Bieliauskaitė buvo tikrai irgi patir. Nu, kaip tu su to tvarkiais tada ir ar tu manai, kad tokie įvykiai iš tiesų tave padaro stipresnį? Atsargesnį, ne? Atsargesnį. Atsirink žmonės, su kuriais šiaip bendra? Ta prasme, man po tų įvykių, gal netgi po tų abiejų įvykių, man, žinai, kaip kažkada žmonės ateidavo nusifotkinti su tavim. Nes kaip ir sakau, man atrodo, kad aš nieko nepasakiau, bet tam mažam žmogui gal tai amesi viską, žinai. Teisingai, žinai. Ir kai man atrodo, o koks durnelis šiandien norės su manim nusifotkinti. Ir mama kažkada sakė, čia tau taip atrodo, žinai, bet gal tu jam esi visas, jis žiūri kiekvieną tavo story, tu jam dievas esi, žinai. Tai va, nuo to momento, kai aš to norėjau gyvenimo, tai žinok, nuo to karto aš nei su nieko nesifotkinu, nei gatvėje, nieko. Man visą laiką atrodo, kad jie nori prikolą padaryti, žinai. Man antipatija visokiem žinomumam, visokiem viešiem renginiam, žinai. Jeigu man... Bet kad tada, kai vaikščiai, ne, tada, kai ėjai Bostone, ne tenai. Ne, tai ten... Turiu omeny, kad tada, kai ėjai tenai, tugi svajoji, kad... Ne tik apie pinigus Lambo, bet... Va tuo metu ir galvojau, kad kaip būtų fainai. Jeigu pameni buvo Bostone toks kovotojas Matt Hallam. Aišku. Ne, vapšė. Nežinai? Ne. Toks, jo advokatė buvo mano, jo žmona buvo mano advokatė. Aš ten nieko nežinau, aš ten manęs fabrikai neleido dirbti ten. Bet jis, žodžiu, buvo kovotojas ir buvo, aišku, kaip ir visi Anglijoje kovotojai būna bounceriai. Tai nežinau, kokiam klubui jis buvo bounceris, žodžiu, bet tuo metu buvo bet jo buvo toks turnyras Bama, man atrodo, Bama. Ir tuo metu, kai aš buvau, jis labai buvo tokiam pakilime. Ir pamenu, jis toks, jo galva tai tokio dydžio, ta prasme, kvadratinė, jis mutantas ten yra, jis iš kažkokio tai... Built to fight. Born to fight. Jis gimė ten, kačiokas gimė ir po to tapo kovotoju, žinai. Ir kai jis vaikščiodavo ir, žinai, Anglija, ne Lietuva, Anglijoje, ten, žinai, žmonės tokie, jis eidavo, aš pamenu, mes ten kažkur gatvėje sutikdavom, ten eidom, o jis matė, o aš jam sakiau, kad aš turiu tokią svajonę, ten kovotą, mes pakalbėdom, žinai, kaip tu, kaip ką, žinai, ir kai eina Anglijoje, tie žmonės visi sveikina, žinai,
Ir tu matei tą? Pizai, man atrodo, Tu šalia buvai? aš to norėčiau, Ai, žinai. tai tu šalia buvai. Jo, žinai. Ir tu matei tą? Taip. Aha. Dabar va, atėjo tas laiks, kai gyvenu kaime ir atrodo, jeigu tave kažkur jau pažino, jau yra blogai, žinai, nes tu nebenori to. O tai iš ten ir, tai ko tu labiau norėjai, žinomumo, ar pinigų, kad lambą nusipirkti, ar kad būt kažkokį profesionalų aukščiausio lygio? Man patiko sportuoti, aš pasakysiu, tai man patiko sportuoti ir aš norėjau sportuodamas turėti žinomumą. Bet čia yra labai sąžiningas pasakymas, iš tikrųjų, ką aš išflirtavau per tiek metų, žinai. Kad kovot man net nepatinka. Man sportuot patinka. Man muštis patinka. Bet aš, kai lipdavau į ringą, aš nežinodavau, ką daryti. Kiek tu kartų esi ringė bus? Nu dabar, nežinau, 15 kartų. Įtemiai 3 kartai, kiaukiai 2 ir prieš tai mėgėjai ir tokie semi-pro. Nu, gal 10 kartų. Tai Bostone, kai tada vaikščiai, buvo 0. 0. Ten tik buvo svajonė. Ten iš huinė, ten, blėd, vaikas. A tu galėjai bent tada įsivaizduoti, tada vaikščiodamas 5 kilometrus, kad pas tave bus va tokia ateitis, ne? Kad tu turėsi tas kovas, turėsi žinomumą, turėsi pinigų iš kovų, bet dar turėsi visą tą suką bagažą didžiulį, kuri tempia iki šiol ir tempsi dar. Niekur, ne, negalėjai išbūti. Nes tas pats tavo bounceris, jis tai neturėjo tokio heito, ne? Ne, jam, žinai kaip ir neturi heito tas, kas laimi visą laikovas. Nors tas pats Dirkštys, žinai. Kur laimi, ne? Ne, ir Dirkštys jų temėjai laimi ir laimi stipriai, žinai. Bet jis turi, žinai, esmė, nu tiesiog su laiku supranti, kad žmonės myli tylą, žinai, ypač Lietuvoje, žinai. Kas tyliau dirba, kas laimi, sportuoja, tos labiau myli. Dirkštys nelabai tylus. Tai dėl to jo, o mėgst kažkas? Aš manau, kad mėgsta. Nu mėgst kas? Da mėgsta. Vaikai. Aš mėgstu. Jo. Bet kai įsilipa, žiūrėk, bet kai įsilipa į ringą, ką nušvilpia? Ne, nu... Tai va čia ir yra dalyk, žinai, kad... Aš žinai, kaip aš matau. Love-hate yra kaip switch, ta prasme. Aš nemanau, šiandien myli, šiandien nemyli. Jo, bet jį kiekvieną vakarą nemyli, bet jį kiekvieną vakarą lipant nemyli. Dėl to, nes jis, nu, labai tą tokį... kitokį dalyką propaguoja. Jo, labai propaguoja, žinai, tokius dalykus. Kas man iš tikrųjų vienu metu man tikrai nepatiko, aišku, aš jį pilnai suprantu. Jis man kaip kovotojas yra labai stiprus. Man kažkada klausė, ką galvoja apie Dirkštį. Man jis yra labai stiprus kovotojas. Po kovos ar prieš kovą? Ne, aplamai man čia kažkada neseniai klausė, ką galvoja apie... Aš vakar žiūrėjau dar kartą jūsų kovą, ne pirmą kartą. Ir... Čia 2 treniruotės. Žinai, aš to pasakysiu, žinai, tą kovą išėjau, žinai, su kiek treniruočių? Su 2 treniruotėm. 2 treniruotės padariau ir išėjau kovoti. Tai... Nu tai dar zaibys, kad nenujungia. Nes mes nežinom, kiek jisai treniravos. Gal jis irgi 2 treniruotės, gal nieko. Nu, ne, o gal dachuja. Jis profilaktiškai kiekvieną dieną. Bet tai ta prasme, kad tarp jūsų dar turėtų būti įvykti kovo kada nors gyvenime, aš labai tikiuosi. Aš irgi tikiuosi. Jo, kad tėmiai manęs nepaves, pirmiausia duos tą klouną sukovoti. Net nesvarbu kokia organizacija, ta prasme. Bet svarbu, žinok, labai svarbu. O dėl ko? Dėl pinigų svarbu. Visos kovos, žinok, turi remtis pinigais. O jeigu, jo, bet kartais organizuoti savo kovos savam garaže ar savam kieme, tą, ką daro Jungle King savoje salėje. Tai irgi gali konvertuotis į pinigus. Jo, aš suprantu, ką noriu pasakyti ir aš nesu prieš tos visus Jungle Kingų, žinai, kaip daugumą, žinai. Man atrodo, kad jeigu tu kovoji, tu turi iš to uždirbti. Jeigu tu uždirbi iš to... Pas mane yra taip, ringe, 2 žmonės, va čia yra kova. Kas ten jau supportina, Jungle King, MMA, KOK, UFC, tai čia, žinai, ekstra. Ne, bet kas gali išeiti iš tiesų į ringą 2? Žiūrėk, nereikia lyginti Jungle Kingo su UFC. Ne, aš nelyginu. Čia vaikelė. Aš nelyginu. Taigi aš buvau UFC renginį dabar Miami, 299 buvo renginys Miami, mano pirmas renginys, kaip svečias buvo, aišku. Tai ką tu lyginsi, ta prasme, pilna Miami salė. O 299, kas su ko kovojo? Nes dabar buvo 303 dabar, buvo Islamas prieš... Jo, tai prieš tai buvo Olivera, ne Olivera, o Sean O'Malley. Sean O'Malley prieš Vera. Čito Vera. Jo, ir ten buvo ir rusas pas jos, ten buvo daug gerų. Ten buvo ir tas britukas pas jos,
Venom Page'as, kaip buvo. aha, ne? jisai buvo, va čia ta korta. Aš ten sėdėjau, pačiam viršų, blėt, šūkau nahui, pripysęs alaus. Davai, blėt, rusiškai, kažkas man ten iš šono, davai, blėt. Ten buvo rusas Petrian. Ne, nu tai aišku, kad ten renginys belė koks, ta prasme, tai aš net nelyginu. Bet aš ką lyginu, kad ten yra tas pats, kaip vieta, ar sakykime, ringas. Nu gerai, aš pasakysiu. Dviem žmonėm muštis viens prieš Jo, vieną. aš kitaip pasakysiu, jo, galbūt, kad kaip ten du žmonės atein vien su kitu muštis, taip pat ir čia įlipę į ringą, jie galvoja tik apie tai, kaip muštis. Nu, aš va taip žiūriu. Jo, bet, nu, tų dalykų nereikia maišyti, net ir kiaukiai su... Net kiaukiai nereikia maišyti su tėmiai, nes šit atrodo... O tai kas tai yra? Kom tai skiriasi? Nes man kiaukiai ir UTMA, tai visiškai tas pats. Aš nesu ten kažkoks super bet fanas. žinai, yra telefonas, iPhone'as ir Samsungas. Abu naujausi telefonai. Nu. Viens už Samsungą, kits už iPhone. Ir jie išvelgs skirtumus. Taip pat ir aš. Bet abi geros. Nu, abi iPhones ir Samsungs, naujausi. Nu, tik kiaukiai ir Samsungs, o jų tėmiai ir iPhone'as. Ir viskas. Ir taip. Jeigu tau patink Samsungs, nu tau ir kiaukiai patink ir tu galvoji, naho, tau jų tėmiai, kiaukiai ir pati geriausia. Jeigu tau iPhone'as patinka, kas yra iš tikrųjų geresnis telefonas nei Samsungas. Aš irgi taip manau. Tai ja. Tu turi dar kažkokią kovą dabar šiais metais ateinančią? Nu, labai norėčiau, kad Rimkus sutiktų su manim kovoti. Tai jūs kovojat du kartus, ne? Jo, jie man yra šiek tiek... Vieną kartą laimėjai, vieną kartą pralaimėjai. Pralaimėjai dabar po 3 raundų, ne? Ta prasme, nokautų nebuvo, nieko nebuvo. Ne, šiaip principę gavus tą kovą. Man taip atrodo, žinai, aš galėčiau... Nemačiau, blė. Aš nemačiau, irgi aš niekada nežiūriu, man iškart... Nežiūri? Ne, jeigu laimėčiau, okei, pažiūrėčiau, bet tokia, kur tave įvertino jau kaip pralaimėtoja, tai tada nėra ką žiūrėti. Antras dalykas, šiaip tas pats pasiruošimas buvo labai psichologiškai sunkus dėl daug dalykų, žinai. Į tą kovą išėjau išskridė, žinai, ir šaudė tų kojyčių. Visas kovas atrodo dabar ateini nepasiruošęs. Tinkamai. Aš, žinai, pas Maslabojevą irgi tau ten, jūs kažką šnekėjot, oi, ten mano panikė, aš važiuoju, žinai, pas ją tenai, prieš tavo ex, aš manau. Ir taip toliau, kad vienu žodžiu. Gerai, žiūrėk. O jeigu įdėtum all-in, ne, Bostono fabriko ten, žinai. Nu tai gerai, tai va, tai va, šių metų 2 pirmos kovos tokios buvo. Pirmam raunde laimėjau prieš tą Joną Montvydą. Antrą kovą po mėnesio laimėjau prieš... Nors biškai ten perdegiau, nes iš tikrųjų buvo baisu, tokį psichologiškai šiek tiek toks, kaip prieš tą Rimkų kovot. Nu, žinai, Rimkus ir Rimkus, tuo metu man atrodė, žinai. Bet tą kovą laimėjau, žinai. Nu tai va, čia kaip sportavau vieną, susikaupęs, abi kovas, 2 po mėnesio tarpe. Tu skaitai tą, kur laimėjai, kur nelaimėjai. Paskutinę surinku. Tai paskutinė čia yra antroji mūsų kova. Aha. Tai o pirmą kovą ne šiais laimėjau. Šiais metais. O pirmą kovą kada buvo? Senokai. Teisingai, praeitais metais kovo mėnesį buvo, praeitų metų kovo. Pasimetė vienas. Bet vienu žodžiu, reikia kovos prieš Dirkstį, reikia kovos... Nu tai va dabar, jeigu Rimko sutiktų, nebebijotų, žinai, ir sutiktų kovoti... Jis bijo? 100%. Kodėl? Todėl, kad pirmą kovą jis pralaimėjo. Antrą kovą, tik per mano debilišką galvą, jisai laimėjo pritaškavęs tą koją. Nors aš net neįsivaizduoju, kokio velnio aš tiek apsileidau tų laukikų, nors mes tikrai daug dirbom ant kojos. Ką aš galvoju, kad aš tikrai svaidysiu tas kojas, tai kaip baisiai, nors aš tiesiog rankom labiau akcentavau visą tą kovą. Ir rankom jis viską pralaimėjo rankom, kas ten buvo. Jis tiesiog koją prišaudė, žinai, ir viskas. Tai jis tą laimėjo, dabar įsivaizduok trečią kovą. O jūs galite imtiniauti? Ne, kickboxas. Taip, okei. Jo, ir dabar įsivaizduok. Bet kartais tu dalyvauji, kur galim imtiniauti. Nu, jau senovį nebedalyvauju, čia yra MMA taisyklės. Taip. Tai žodžiu, jisai dabar turi tą pergalę ir dabar jam rizikuoti. Trečią kovą, o jeigu jis pralaimės, dabar jis pralaimėjo, įsivaizduok, Pultražinskui. Ir dabar vėl pralaimėtų man. Vis, jo karjera baigta. Tai faktas, kad jis bijo, žinai. Vėl verks kaip po pirmos kovos, kad čia jam depresija buvo dar. Nu tai išvažiuosi į Tailandą, atsigaus. Nu ir kas buvo, kai grįžo iš Tailando. Aš jau galvoju, kad prieš Pultražinską jis kovos ta prasme, kosmosiškai galvojau, nes jis praleido pusę metų Tailande. Jis grįžo apie nieką. Tai jis ir padaręs tą, ką jis ir padarė. Tai matai, kaip sako, primo pasiekęs ir jau... Čia jo yra, viskas. Ta, kas buvo, čia yra jo primo. O tai tavo, kur primo? O mano primo pamatysit
rugsėjo 28. Kas bus rugsėjo 28? Įtėmiai. 28 rugsėjo? Jo, Mano gimtadienis, ble. jo tai bus... Mano gimtadienis, visi nu, pamatys per mano gimtadienį. Planuoja, žinai... 50 žmonių prisijungia per TikToką, čia rašo klausimus ir panašiai. Planuoja jutėmiai renginį, tai greičiausiai... Prieš ką? Tai aš ir noriu, kad surimkum, kad ta kovelė būtų. Aha. Žinai, ten ir pinigai malonus. Ir norėčiau tai revanšuoti, nes jie žadėjo man tą 3 kovą. Ir pagal teismą ir visus kitus tos reikalus, kuriuos tu turi daryti, tu gali kovoti. Jo. Ir gali kovoti kiek tik nori. Ne, tai aš galiu kovoti ir jie palei viską turėtų nuimti ir apykojo man, žinai, kad leistų sportuoti, nes kaip ir yra Arba bent jau priemonė. Bet, pavyzdžiui, bent jau šiandieną, per patį šovą, ne, kad nuimti. Jo, bet, pavyzdžiui, šiandieną, kai advokatas pradėjo kalbėti būtent apie tą, tai ten vienas iš teisėjų iškart sakė, ne. Tai nežinau, rašysim prezidentui laišką. Ta prasme, rašysiu prezidentui laišką. Nausėdai rašysiu taip, kad aš jį rinkau ir tu turi man dabar kaip žmogus padėti, ne, nes mano gyvenims, greunama, žinai, dėl kažkokio neaiškaus įvykio, man greunamas jis yra, tu turi man padėti. O tu nori, kad jis tau padėtų, kad nuimtų apykoje aš noriu kovai? Taip, ne kovai, kad man nereikia, kad jis padėtų. Nes tu negali spardyti kriaušės, žinot, ne su šitu šūdu. Taip, sunkiau yra faktas. Trauma gali būti. Bet ir šiaip, ta prasme, kai kažkoks aparatas prikabintas prie pėdos, ne sunku spardyti kriaušę ar ten į lapkės. Nu ir šiaip teismą aš turiu važinėti ant šiandien 4-dienį. Duotų man zoomą, tai aš neįvėluočiau teismo posėdžius, nieko, ar aš nuo ryto pasportuočiau, jau galėčiau kalbėti ir žiūrėti, dalyvauti teismo posėdžius. Taip kaip kiti. Taip kaip kiti 15-20 žmonių. Jo. Tai čia dabar tavo yra pirmas tikslas. Čia būtų... Pereiti į Zoom, o ne... Į Zoom. Pirmoje vietoje Zoomas, tada apykoje. Čia būtų... Pizdul, nenuimkit man tos apykojas, man Zoomą duokit. Duokit Zoomą ir nuimkit namo areštą, kad 10 valandą aš galėčiau būti, kur aš noriu. Nes man reikia važiuoti Kauną pasisparinguoti, man reikia važiuoti Vilnių pasisparinguoti, aš noriu privačių treniruočių pasimti, bet vieną miestą, kitą miestą, pas vieną trenerį, pas kitą trenerį. Ir aš nenoriu būti pririštas prie to kaimo namo. Ta prasme, mes dabar kalbam apie sportą, žinai. Tai jeigu man duotų užsienietį, kaip pavyzdys, ne, duos man užsienietį, jeigu sutiks tėmiai man duotų užsienietį kokį nors, kur elementariai bet kokį, tai jau mano kova prieš jį būtų Lietuvos garsinims, žinai. Supranti? Jie turi du. Jie turi du. Kažką tai. Turi nuimti man tą. Tuo sekundę, galim į tualetą? Galim. Prašyti. Wow, užkaitinam čia biškį. Pem žmonių žiūri, sako, užkaitinam. Pas mane, žinai, pem žmonių yra daug. Jūs nenorit? Сколько? Tai dar normaliai. Ne? Kam? Mes greičiau išvažiuosim. Vandens turi dar ar ne? Ne, daugiau reikia. Aš kaip tik užsitaisyčiau, bet aiškiai. Gal pas jūs tą papildų salį čia ir yra, ne?
duosiu išmesti. Ilgai šitam tualete. Taip, aš įsipilsiu vandens. Kažkas BCA. Jo. Čia tu sakai, tu šitą labai mėgsti. Nu, BCA yra raumenų atsistatymui, žinai. Aš Greitesniam. niekada nenaudoju tokio gyvenimo, aš biškai sportuoju kartu nuo karto. Alutė bent pliumpinio. Nu, dabar tai yra alučių pliumpin. O tai ką jis, ta prasme, jis duoda kažką estetiškai? Ne, jis tik padeda raumenį greičiau sustatyti. Tipo, kad kitą dieną sportuoju. Mažiau skaudėtų, jo, mažiau skaudėtų, arba tiesiog geriau būtų atsistatęs raumuo. Ir iš tiesų padeda tokie milteliai, ne? Jo, milteliai šiaip daugam padeda. Žiūrint kokie. Tai negalim vieną parūkyti. Baigęs? Nu, da. Tai sportavai šią? Ne, bet vakar sparingai buvo, tai biškai skauda, žinai. Vilniui? Ne, pas mus kaime buvo. Išbandėm karatistus. Tai papasako, ką tu geri, ta prasme, geri kažkokius papildus ar kažką? Šiaip atvirai. Kai ruošiesi kovom ir panašiai? Jo, kai ruošiesi, tai geri, faktas, mineralai, visokie elektrolitai, bacaškės, multivitaminai, kalcis, magnis svarbiausia. Alkoholio, ne? Ne. Niekad? Ne, aš buvau labai mėgstantis, ypač kai Vilniuje gyvenau. Nes tu šnekėjai apie Aną Mežą, vis gyda. Kai Vilniuje buvau ir sportavau, iš tikrųjų mano tas sportininko gyvenimas tikrai nebuvo profesionalus, nesakau, 5 dienas sportuoji, savaitgalių užgeri. Tikrai nėra kom didžiuotis ir, žinai, dabar tuo metu gal taip atrodė, kitaip, žinai, šiai dienai atrodo. O dabar, kai mes gyvenam kaime, tai, žinau, pas mus labai viskas stipru yra su žalingais įpročiais. Tai jokių žalingų įpročių. Cigaretės, dūmai. Jau. Sunku gyventi disciplinuotą tokį gyvenimą. Ne, mano draugė neščia, tai per daug ne. Tai sveikinu. Tai per daug, žinai. Sveikinu, tėvukas, ble, bus. Taip, pagaliau. Šiais metais. Šiais metais. Greičiausiai šiais metais. Sveikinu. Jo. Mergaitė, berniukas? Dar nežinot? Nu, yra daug teorijų. Dar nesimato. Teorijų daug, žinai, o kas bus, pažiūrėsim. Tai va, žinai, tai kadangi draugė niekur negali per daug, kaip pasakyti, galbūt mūsų tie negerimai, nerūkimai labai daug ką duoda su tą pykoje, žinai, nes jinai jau, kiek čia, 4 mėnesį uždėta, žinai, tai, nu, tu niekur negali nei išvažiuoti, nei ką, nu, tai namėgi negersi. Nu, kodėl? Nu, aš mėgstu namie išgerti. Aš matau. Oi, aš mėgau ir anksčiau. Eiktų Londone gyvenam, ble, tai tik namie ten ir gerdam tose namukuose, o tose trobelėse, kur ten Bostone visi gyvena. Kambarį po šiam eurų susimetę gyvena. Jo, bet po šiam eurų ir ant alaus susimetę ar dar kažko. Tai va. Tu papasakok, kas buvo pas tave, Arnoldai, su
šunim. Yra straipsniai išėjo. Taip. Arnoldas nužudė savo Hugo šunį, ten kažkokie netgi ten šunų grupės paskelbė tave kaip kažkokių, žinai, demonų vos, ne? Iš niekur, ne? Yeah. Aš nelabai šunininkas, esu niekada nesu turėjęs šuns, tai aš nelabai suprantu. Visa šita istorija yra blogiausia tame, kad vieną tą šunų aktyvistą kažkada mane kabino. Žinai, ir nenukabino. Ta pana? Taip, jinai manęs nenukabino. Ir dabar, kai gauna kažką progą, visą laiką nori pastumti kažką, žinai, išviešinti kažkokį dalyką. Ir pasirodo, kad nebuvo su šunim susijus. Nu, jinai fėja rašinėdavo, žinai, meilę žinutės man. Tai, žinai, negavo to atsako, galbūt tokio, kokia reikėjo. Tai praėjus kažkokiam laikui, matai, pradėjo, tokius dalykus daryti. Kokius? Tai prasme, žiniasklaidai straipsniai. Taip, iš tikrųjų buvo. O bet tai gerai, žiūrėk, kaip pavyzdys, turėjau pitbulį, žinai, žiūrėk, pitbulį su ausim ar be ausų? Nuo širdžiai atvirai. Ne, tau, kaip tau atrodo pitbulis, koks turėtų būti? Su ausim ar be? Nuo širdį nepriklausom. Su ausim. Kokiam ausim? Nuo kada pitbulis ausim nelys? Aš žinau, nešikna. O tai, ne, aš nežinau. Nuo senų senovės. Tai vadina šunininkas. Ką? Dabar jūs nebežinot, Tas yra turėjęs. Bijot kažko. Principė, aš nebijau. Principė, žiūrėk, principė, bet kurį pitbulį, kurį tu įsijungsi internetą, visą laiką jis bus be ausų nuo senų senovės. Čia toks to šuns imidžas. Aš tikrai to nežinau. Ir mano vaikystės irgi atrodė, kad pitbulis turbūt be ausų ir kažkada, kai įsigijau pitbulį, mes jam veterinaras, su narkozėm, su vaistais, su nuskausminamaisiais, su visą maksimalę priežiūrą. Įsivaizduok, čia tavo mylimiausias šuniuks, tu nusprendė tą daryti, tu įsitikini, kad viskas būtų... Kokio tikslų nuimus? Kokių tikslų nusiema tos ausis nukirpamos? Dėl vaizdo? Man asmeniškai, aš tuo metu to norėjau dėl vaizdo. Taip, man atrodo, pirmas dalykas estetiškiau, antras dalykas jam pačiam yra lengviau, Čia mano požiūrį, žinai, man... man taip, kaip ir Dobermanas, teisingai, turbūt... Tu šneki tais šunų pavadinimais, man tai reiškia nulę, aš žinau buldogą, lyg tai žinau Dobermaną. Yeah. Tai žodžiu, ir aš nukirpau, veterinaras nukirpau ausis, ir aišku, iškart fėja prisistatė, iškart stebitniukas, kad žymų žmonės žiauriai elgėsi su gyvūnai, žinai, ir tuom viskas baigėsi. Ir palaipsniui kažkaip atsirado pas mane American Bully, žinai, pradėjau galvoti, kad norėčiau, su Hugo mes pradėjom dalyvauti varžybose, ten važinėjom į varžybas, tempimo užsiim, žinai, man pajutau, kad man žiauriai patinka tas dalykas, žinai. Iš tikrųjų, tas šunų gyvenimas žiauriai, iš tikrųjų yra įdomu, žinai. Ir galvoju, va čia galėčiau susijęti savo ateitį, nes čia viskas buvo tuo metu, po tų akmenų mėtymų, po to jau, kai iš salės išmetė, kai jau atvažiavau Klaipėdą gyventi, čia va tas periodas, žinai. Ir kai jau mažiau sportavau, tai va, ta šuo man, žinai, kaip pasakyti, apkeitė tą norą, žinai, kad aš iš tikrųjų nebenoriu tų viešumų, aš noriu su šuniu eiti miško pasivaikščioti, aš noriu, kad šuo į varžybas išvažiuotų, žinai, man taip atrodė. O kas per varžybos, ką ten daro? Tempimo, pavyzdžiui, varžybos šuolių į viršų, kiek metrų į viršų iššok, žinai. Ir... iš tikrųjų yra įdomus tas gyvenimas, žinai, ir kažkaip galvoju, va reiktų veisti šunį, žinai, iš tikrųjų. Ir pas mane atsirado 2 buliai, 2 bulikalės, žinai, ir mes gyvenom visi 3 tą 2 metus, visi kartu, žinai. Tada pas mane atsirado draugė, žinai, su vaikais. Hugo vaikų nemėgsta, žinai. Mes dėl tų šunų aš iš tikrųjų irgi atsikraušiu ir į kaimą gyventi, kad jiem būtų laisvė, nebūtė gyventi, žinai, su 3 šunim. Žiūriu, kad ir ant kaimynų ta šuo puola, žinai, bet kuriuo atveju ta šuo 3 metrai į sieną lipa, va taip, kaip sprigta per tą tvorą, jis bet kada gali peršokti, žinai, kažkada buvo kaimynų... Atletiškas šuo, ne? Baisiai. Kažkada buvo kaimynų šuo atbėgęs, ten pradėjo tampyti per tvorą, tą šunį ten kraujuotus nubėgo, žinai. Buvo labai daug tų situacijų, dar prieš ten atsikraustant... kol jis buvo mažas, labai norėjau jį socializuoti ir į salę vesdavausi visą laiką, žinai, tai ir salė, ir vaikų yra įkandę, žinai. Tik mes, žinai, kaip policija aiškinau, kad buvo įkandęs vaikų, žinai, tai kodėl čia nėra kažkokio tai ten išrašo.
Tai blemba, sakau, čia mano šuo, tai gal man dar Zajavant savo šuns rašyti, žinai, nu ir tie buvo dalykai. Tai dabar aš nepasakosiu. Žinai, tas toj situacijai, kas buvo blogiausia, kad kai mes užmigdėm Hugo, mums iš tikrųjų buvo labai skaudu, žinai. Nes mes prarandam tą draugą, žinai. Ir prarandam, nes nu, tai buvo labai daug kur agresijos tų dalykų, žinai, vien dėl vaikų, vis. Nu, ta prasme, ką man reikia rinktis, vaikus ar šunį? Gyvenimą su moterim, su kuria aš noriu nugyventi gyvenimą, ar šunį? Nu, ne, nu aš renkuosi gyvenimą. Ta šuo nėra taip, kad jis man trukdo, jo agresija trukdo. Čia tas pats kaip, nu, jis man netrukdo kaip gyvūns, jis man trukdo, kad jis agresyvus, kad jis gali vaiką perkast, jis žiūri vaiką ir urzgia. Nu, tai ko lauk, čia reikėjo prieš tą užmigdymą, žinai. Tik vad blogiausia buvo tame, kad kai visas tas šūdas išlindo į viešumą, jis išlindo tokioje formoje, kad mes turėjom stumt ant Hugo, koks jis buvo hujovas ir kodėl mes jį užmigdėm. Tu įsivaizduoji, ant kiek žiniasklaida yra šūdo vertės, ant kiek yra atfėję šūdo karalienė, ant kiek visas tos požiūrių žmonių, kurie pradėjo stumt ant mūsų, ant kiek jie yra verti šūdo, kad mes, kai užmigdėm šunį, kas buvo mums skaudu, ne, mes turėjom viešai stumt ant šuns, kad pateisint, kodėl mes jį užmigdėm. Įsivaizduoju, ant kiek čia yra. Čia yra nahu, čia yra. Čia tiesiog jinai sugalvojo tai padaryti. Žiūrėk, mes užmigdėm tą šunį, aš iš tikrųjų jį užmigdžiau, ant mano akių aš jį atvažiavo, veterinaras jį užmigdė. Aš nuvežiau pas veterinarą, ant veterinaro jis puol, jis ant visų žmonių puol, aš vieną kartą, kai man kažkur išvažiavau, Pizą, aišku, jeigu ateina. Sesiai nuvežiau, sesė sako, aš negaliu jo turėti, nes pas mane atėjo draugs, jis jau virtuvėj ant draugo urzgė. Aš išeinu į laiptinę, puolant žmonių. Tada nuvežėm. Kandžia? Jo, jis nori, ką žinai, nuvežė pas močiutę. Močiutė sako, aš išvedžiau jį į lauką su antsnukiu, bet sako, kaimynė prie pasisveikintis jau šokant, kaimynės užgzam. Nu, sak, tu pasimki, žinai, supranti, ką nori pasakyti. Tai buvo iš tikrųjų, ir visas, kas blogiausia, kad tai buvo po to, kai mes iškastravom. Jam tik grinai susisuko protas. Tai tu už kastravimą ar prieš? Prieš, debilų turi būti, kad kastruot šunį. Čia turėtų būti toks pat nelegalus dalykas kaip kirptausis. Nes nematau tikslo kastruoti. Kam? Mes jį iškastravom dėl tų pačių dalykų, kad šiek tiek mažesnė agresija gal būtų ir dėl to, kad pas mus yra 2 kalės, kurios kainuoja didelius pinigus ir kad jis jau tiesiog neištratintų per, kada nebus taip jos 2 sirgs skirtingų metų. Ir sirgs po mėnesį. Dulkinas pastovi? Nu tai taip, jos įslips ant jų, užtaisys vaikus ir viskas, žinai. Tai dėl tų priežasčių mes tai pagalvom, gal iš tikrųjų, kad jis gyventų su mumis, kad jo nereiktų atiduoti su ta rizika, kad jis neišpistų mūsų kaliuonį, tai mes nusprendėm jį tiesiog iškastruoti. Tai kaip pas tave dabar šunų? Ne, parduodė, ne? Taip. No. Ir situacija buvo su šunim tokia, kad tas Hugo buvo užmigdytas gal mėnesį laiko ir mums po mėnesio laiko gimė šuniukai, buliai. Nes mes turim veislyną, žinai. Tos 2 kalės, jos yra geriausių kraujų, tobuli šunys ten yra, žinai, tikrai Lietuvoje, įspūdingi. O kiek toks šuniukas kainuoja? O aš, pavyzdžiui, kaip visiškai zero suprantu apie šunį. 4K. Pardavinėjom po 4, žinai, šiai dienai esam jau įdėję po būtent Elzos vadą po štuką 5 esam įdėję. Tada, kad mums gimė dar vieną vadą, tai pas mus dabar namie yra 20 šunų. Eik, tu savo, tai žinai, turim dabar... Turit ką parduoti. Jo, turim dabar kažką įsislaidyti, žinai. Kiek reikia, kad, ta prasme, kad būtų tik jūs? Kiek jūs turite tam pardavimų? Ne, tai mes visus parduodam, visus vaikus. Mes turim... Tai šiaip 4000 kainuoja, ne, šuniukas toks? Jo, mes patys. Kiek tu mokėjai už šunį? Dine? 1200. Jo, tai žodžiu, žinai... Bet koks palašo buvo? O koks buvo prieš tai, kuris dingo? Bišonas. Žodžiu, esmė, kad ir ta Skaistė tiesiog, kai gimė mums vada, ir jinai tiesiog tą iškėlė į viešumą. Visiems vėlgi, kas yra žiauriausia. Tie šunys, kurie buvo, kur gimė vaikai, tų šunų, jie priklausė veislynui. Bet tas veislynas buvo ne ant manęs. Kaip ir dabar ne ant manęs. Kaip ir mano telefonas ne ant manęs. Kaip ir mano 2 mašinos ne ant manęs. Kaip ir mano namas ne ant manęs. Man to nereikia. Pats žinai, man teismai, aš nieko nelaikau ant savęs. O tai ant ko? Ant šeimos? Elementariai, ant bet ko. Ant ko man reiks, ant to jie bus, supranti. Taip pat ir tie šunys buvo ne ant manęs, bet jie buvo įrašyti, jie buvo atidarytas veislynas ir jie buvo įrašyti į veislyną.
Tiesiog skaisti, ką reikėjo padaryti, tiesiog sužinoti čipą, koks čipo numeris, įvesti internetą ir matyti, kad tie šunys priklauso veislynui. Na, o ką jinai padarė, jinai pračekino, kad Arnoldas Misiūnas savo vardu neturi veislyno ir visoje žiniasklaidoje Arnoldas Misiūnas nelegaliai veisė nelegalių šunis, žinai. Nu ir viskas, ir visi pradėjo dalintis. Visi pradėjo dalintis, visi pradėjo kalbėti, o kokia yra realybė, kai aš pasakiau savo nuomonę, kai aš išsakiau, kad jinai manęs užvažiavo, kad aš nužudžiau Hugo. Ir kai sakau, kad tu praeitais metais 7 šunis užmigdai dėl agresijos, kas tu tokia, kad tu nuspręstum, jie agresyvus ar ne, kas tu tokia? Irgi žudikė. Tu irgi žudikė. Nu. Tai bet mano žodžiu, tai žiniasklaida tik parašė ten tokį straipsniuką, bet patys žmonės jau nebesidalino, kad žiūrėkit kokia skaistė, irgi kad jinai žudikė, kad jinai irgi žudo šunis, kas jinai tokia, kad nuspręstų ta šuo agresyvus ar neagresyvus, kas jinai tokia? Nieks. Tur savo tą labdariną šunų, kur nelabdarina, kaip vadinasi? Prieglauda, kovinių šunų, žinai. Nu labdarinas, ta prasme. To šunis atiminėjai žmonių, kaip ir mano draugiai, įkišo tokį šunį mano draugiai, ta draugiai nuėjo prie jūros ir šunį užpuolė mirtinai. Jinai va tokius šunis prakišinė žmonėm, žinai, ir skaitos, kad jinai čia daro gerą, žinai. Nu ir žodžiu, ir va, ir ta istorija tokia, kad va šiai dienai jinai mums iš tikrųjų žiauriai sugadino daug dalykų, žinai. Labai daug atgarsių mes girdim, žinai, kad va, čia tokia blogi šunis, čia kažką, nors iš tikrųjų pas mus mes tiek daug esam investavę to šunis, viską sakau, kad mums taip sukišo pagalį, žinai, mes ir į teismus norėjom kreiptis ir viską, bet, žinai, pagalvoju, gal mes norim tyliai, pizdu. Tai vien žodžiu, jeigu kas nors klausos ir nori šuns, nu, ta prasme, kreiptis žinai, pas Arnoldą Misiūną. Tiesiog pasiekit Mrs. Bully Kennel Instagrame, pažiūrėkit iš tikrųjų kokią šunis, tada norit, parašykit ten, atvažiuokit į vietą, paglosykit, pažiūrėkit koks jų kailis, kokia jų struktūra, kaip, nu, ta šuniuks jis kitoks yra, žinai, negu daugumą skelbimuose, žinai. Na ir viskas. Gal kad nors aš pribėsiu prie šuns. O tai, koks tavo komentaras tiem, kurie nėra turėjo šuns? Ką tokie kaip aš prarandam? Niekad neturėjau? Aš tau, žinai, ką galiu pasakyti? Aha. Kai turėjau vieną šunį Hugo, žinai, aš galėčiau pasakyti, kad tu durunsiesi, kad tu nepatiri tos meilės. A, ne? Jo, bet kai pas mus yra 20 šunų, tai aš galiu pasakyti, kad tu niek neprarandi, tu džiaugis gyvenimu. Bet mes šnekam apie vieną. Ne, čia ir žinai kaip su vaikai, žinai, kai turi ten vieną vaiką, gali sakyti, o kaip fainai. Ir tai, žinai, ta šeima, kuri turi 5 vaikus, kur ten bėgioja ta moteris, įsivėlus, nebesistorp ir sako, pizdu, nedarykis, jokių vaikų nesidaryk. Tai va čia mes lygiai dabar esam toj pačioj stadijoje, kur... Bet jeigu šnekam apie vieną arba nieko. Tai turėk vieną. A, ne? Jo, bet įsirink, žinai, tą draugą normalų šunį, kad, nu, nebūtų to, kaip man buvo, žinai, dėl agresijos kažkokių ar dar kad palakytus. Nu, bet tu negali žinot. Tu iš tikrųjų negali žinot, kada, kaip kas atsitiks ir, žinai, gali tik stengtis sudaryti tas sąlygas kažkokią, žinai, ir tiek, bet šuo reikalingas namie, taip, šuo yra... Tu būtum kitoks be šuns? Mažiau skandalų būtum. Mažiau skandalų. Gaila, žinai, kai aš surtamas pakalbam, sakau, išvažiavau kaimą tam, kad gyvent tyliai, kad neįsivelčiau niekur, žinai. Ir tu sėdi namie, žinai, tu rytą pabundi ir skaitai apie save straipsnius, tu ten toks, tu anok, žinai, kaip keista, žinai, nes tu dingai iš to, tu ne... Žmonės niekada tu nepatyrė, seniai. Pas mane nėra Instagram'e. Tai labai retas atvejis. Kai dar apie šunis po to rašo, kad tu ten, blėt. Prasme, aš niek Instagram'e. Kiekvienas tavo žingsnis dabar yra va taip, žinai, kaip su to, žinai, matuojamas. Tu nužudėjai tarakoną, tu žudikas. Nu, aš tau pasakysiu taip, kiekvienas mano blogas žingsnis. Bet jeigu aš dabar padaryčiau kažką gero, apie tai nieks neparašytų. Taip pat kaip ir laimėjau kovą prieš Joną, turiu aš žurnalistui sakyti, aš ne žurnalistas, o jūs sakau, straipsnio neparašysit? Aš ką tik laimėjau pirmam raundė kovą, jūs man straipsnį neparašys, kad taip, kai aš pralaimiu kovą, jūs man prie visą žiniasklaidą parašo, o, mes jums prapiso ko. O kai laimiu, sakau, mano toks draugelis, sakau, tu straipsnį neparašys. Nu gerai, aš to čia parašysiu, žinai, atsiųsiu klausimą. O kaip tu, kom skiriasi tavo vakaras, kai tu laimėjai, kaip tu atšventi ir kai tu pralaimėjai? Paskutinios 4 kovos vienodai. Kai kovau tai pralaimi ir žinok, arba kai laimėjau prieš tai, kai dar Vilniuje negyvendavau, laimėdavau pagal laimėmė, tai baliai, į klubą, ten atrodo, netgi kai Vilniuje sportuodavau, pralaimi kovą, atrodo, tu turėtum, nu,
su savim pabaudžinai, kur tu iš karto į klubą, ten geri tana. O dabar tai prieš Joną laimėjau Klaipėdoje gaisrinė, pakėlė ten tokį balių, nes jie buvo mano rėmėjai gaisrinė. Prieš Rimkų laimėjau, tai ką mes visi, tie, kurie atvažiavo mano draugai palaikyti, jie turėjo, nuvažiavom į jų viešbutį buvo tokia kavinė, dar kaip tik Matas Tabuliauskas prisijungė mano treneriai, žinai. Taip, išgeriam gal kažkiek tai to ramiai, va taip, va, kaip čia prie stalo, pažvengiam, žinai, ir viskas, ir mėgot. Ir per pralaimėtas kovas, taip pat per Dirkščiui pralaimėta ir Rimkui pralaimėta, lygiai taip pat namie, iškart namų. Net nebuvo nei draugų niekur, nes čia toks jau, čia jau buvau tam lygiai, kur, žinai, supratau, kad, žinai, nu, čia nėra. Dėl ko gerdžia. O tai kas įvyko tarp jūsų su Rimkum per Rose filmo pristatymą, kai čia buvo? Jis tave tipo, pradėjo imtyniauti su tavim? Ne, jis tiesiog prisikabino, jis norėjo padaryti gal kažkokią tai nesąmonę. Bet tau tai čia buvo, ta prasme, čia buvo surežisuota, ar čia buvo fake, ar čia buvo real? Ne, iš tikrųjų viskas buvo real, žinai. Buvo real, tiesiog jis prisikniso taip kažkaip. Poliais šitą. Jo, jis čia prisikniso. Simonas Fam dar jums. Taip, su draugeliu. Čia tavo draugas, ne? Taip. Ai, ir žinai, kur problema? Ai, karočiui. Nu, aš irgi čia, ta prasme, biški keista, o žmonės eina visi žiūri tokie nesupratę. Jo, biški keista, ne, kad aš jo tiesiog ant žemės nedaužiau. Tai net ne apie tai, kas kad daužia, plamai, keista situacija, kad jis tau, ta prasme, čiupo už kojos ir, ta prasme, ką žinau. Įdomu, ne, kai... Bet jis pradėjo treniruotis gal jiu-jitsu, dėl to jis pradėjo. Kai bokso kovotojas pradeda imtyniauti. Nu tai vat. Žinai, kada tai vyksta? Kada nenori gauti galvo. Aha. Žinai, žmonės, esi pastebėjęs muštynės, kaip susimuša bare kažkur ir vienas smūgiuoja ir kažkas jau lenta apsibandyti kabintis tam, kad išvengtų smūgių, nes tas, kas nori muštis, tas duodi galvą. O kai žmogus konflikto metu eini kojas, tai jis tiesiog nori išvengti to kumščio susidūrimo su savo veidu, žinai. Tai jo, tikiuosi, kad... Tai čia tau netikėtai buvo. Man tai čia... Tu realiai atėjai pažiūrėti filmą ir tave į kojas puolė. Taigi čia pizė. Su Rose nusifotkinsim, žinai. Ne? Nes ten vis tiek buvo, žinai, VIP premjera, žinai, to filmo, žinai. Čia ne šiaip, kad tai kino teatras, žinai. Nu, tai mes buvom pakviesti normaliai VIP premjerą, žinai. Čia vyvose dirbo. Taip, visos žvaigždės, visi, na, ir toks. O ir po to jūs visi žiūrėjot, jūs vienam kampė, jis kitam kampė. Aš išėjau. Išėjai? Aš išėjau. Nežiūrėjai? Man to nereikia, žinai. Man čia lempa. Aš net gaila dėl to. Pizdu. Šiaip galėtumėm pažiūrėti tą filmą, nes net nematęs. Aš irgi nemačiau. Nemačiau. Jo, nu. Išėjo? Aš išėjau, jo, aš buvau susimu ir mes išėjom, jo. Tai va, ir Simas išėjo? Jo, tikiuosi, kad gausiu kažkokį tai atsakymą iš Utmos dėl 28 dienos, kad surimkum. Išsprendžiam šitą reikalą. Biški sunku yra, dabar kai kaime gyveni, žinai, sunku sportuoti, žinai, bet labai tai susifokusuoji, žinai, discipliną jaučiu, žinai, ryte, vakarę sportuoju, dieną sportuoju, kartais 3 treniruotės į dieną darau, kartais 2. Numešų nėra aplinkui? Numešų nėra. Nėra pagundų, tu gali būti koncentravęs koks nori, bet kartais ta pagunda, žinai, kai tu jaunas esi, tau metų nėra 50. Fakts, kad tu nori... Bet tu turėjai visko, ne? Iš pagundų srities. Nu. Tai va, dėl to man dabar atėjo tas amžius, žinai, kur aš tikrai normaliai labai stipriai žiūriu. Nes 28 metai. Nes aš jau dar dabar... Dar tokie muštis, nu gerai, ne, 5 metai, kur tu gali varyti. Prieš Rimkų laimiu, tada dar vieną pavardę. Dirkstys, nu. Ne, dar vieną pavardę turiu. O Narauskas. Dar vieną pavardę ir tada vienas iš jų. O ką tu manai aplamai apie pokalbį tarp Rolando ir Stanionė, kuris ką tik buvo padarytas. Taip. Ir Stanionis, ta prasme, turėjo labai tokių įdomių komentarų apie Dirkstį. Dirkstis atsakė visą kitą. Žiūrėk, tavo nuomonę. Už tai neteis manęs nieks huesos ant savo. Oi, blėt, tave gali teisti kiekvieno žodžio. Ne, pirmiausia yra pats žodiniausias dalykas, tai kad žmonės stumia ant Jungle Kingo, kad kviečia ten debilus kažkokius. Čia Rolandas stumia, taip, ne? Bet pats kviečia tos pačius debilus į savo laidą. Buvo ir Rolandas, ir Tarzanas, ir Viršila. Ir kvies dar, nes nesurenka views. Supranti,
Aha. Tai nėra, kad aš juos laikau debilais, bet tu, Rolandai, pats juos laikai debilais, nes jie dalyvauja tam pačiam turnyre, debilų turnyre, ir tada Apsimeta draugų. apsimeta draugų, tai pasikviečia į podcastą. laidą ir sako, bet pas jūs ten duhai kovoja. Tai tu juos visus beveik pakvietėjau, 5 iš dar to betrūksta čia kurūkė, kaip jis. Valieros, betrūksta, kad pakviestų. Legenda, na. Nu, tu juos visus. Man, pavyzdžiui, asmeniškai, kad Dirkštį ir ką yra pasiklausyti iš Dirkščio, okei, tebūnė, žinai. Bet, pavyzdžiui, man asmeniškai, aš nesu nei prieš Viršilą, nieko. Bet, pavyzdžiui, man nepatiko Rolando podcastas su Viršilą, žinai. Nes matos, kad Viršilą atėjo, kalba taip, kaip dabar aš ateičiau pas tavęs. Normaliai. Paprastai. O Rolandas nesivaikai ten stumiant jo, žinai. Jam nepatinka. Taip, tai matos, kad nepatinka. Kvieti. Ir aš tuo metu... Bet gal ne jisai kviečia. Ne, jisai. Bet gal ne jisai. Jisai 100%. Gal ne jisai. Koks skirtumas. Bet tuo metu aš pasijutau taip, kaip kad man buvo su Maslobojevu, kai mane pakvietė. Buvo, tu mane pakvietė Jo. kaip draugs ir tada tu man mokini mane, žinai, kaip ir Viršilą, tu ten jis mokino, žinai. Ok, čia yra vienas dalykas, kas man nepatiko iš tų dalykų. Tada žiauriai yra nefainiai, kada tu pasikvieti pasaulio čempioną ir klausi, ką tu galvoji apie džiunglės. O tai tu jo nežemini klausdamas tokio klausimo. Tu klausinėk, kaip jam seka sportai, kaip tu ką, tu neklausinėk tokių klausimų. Tu išprovokavai tą ir Rolandas pats išprovokavo tą dalyką, kad... tą atsakymą. Kaip tu galvoji, ar tu paimtum ten Dirkštį, ne? Tai Dirkštys toks duhas, ne? Čia davai, čia suprantu, kad tu to nedarytum, bet žinai, čia tokį klausimą gavo. Tu pats padarei, tu pats sukūrei tą situaciją, pats sukiršinai jo, žinai. Ir tada Dirkštys tiesiog sėdži namie, aš įsivaizduoju, tas ten pasikėlęs, grįžo, kad jis yra autoritetas, Stanionis, tai 100%, jis tikrai ahujienas, ten viskom, aš irgi žiūrėjau podcastą. Ten jis žiauriai protingai kalba ir mums visiems reiktų iš tikrųjų Lietuvoje pasitemti ir nusileisti ant žemės, kol neturim kažkokių didelių pasiekimų, žinai. Bet aš suprantu, Dirkštys pamatė, ten tas, sako, okei, davai, žinai. Bet tada blogiausia buvo tai, kad aš mačiau Rolando komentarus Dirkščiui, kur ten, tipo, žinai, vaikeli, tu čia dar nepasiekęs, iš čia grįžęs, tu ten taip anaip, žinai. Tada pradėjo jau Dirkštį, jis mokin Dirkštį, kaip jam bendrauti, ne, kaip jam ką sakyti, kokią pagarbą jaus, bet tai tu pats išprovokavai, tu pats pametei tą, tu papylei žibalo ir tada davai Dirkščiui degtukus. Apipylei Stanionį žibalų, papylei žibalą ir tada davai jam degtukus. Ir tipo, ko tu tikės, kad Dirkštys, būdams jaunas, saky, tiesiog nuleis galvą, ne, ir sako, okei, jeigu tu taip galvoji, tai galim padaryti, jeigu tu taip galvoji. Tai kam tada po to jūs čia visi bėgot komentuoti, kad kaip tu taip gali, o kaip tu gali tada tą pasaulio čempioną klaus tokių šūdinų klausimų, ką galvoji apie džiunglės, ką galvoji apie Viršilą, ne, ką galvoji apie Dirkštį. Tu neklausinėk tokių dalykų, tu įvertink jį kaip čempioną ir klausinėk apie čempioniškus dalykus, apie Ameriką, apie tai, kaip teko jam kovoti, neklausinėk, ką tu galvoji apie džiunglės. Tu pats padarai viską. Po to, žinai, man tai po to heitina. Ja, tu super apibūdinai situaciją, ta prasme, bet o kokia tavo, ta prasme, nuomonė? Kad Stanionis laimėtų prieš Dirkštį, tai 100%, taip. Bet čia. Kokiam bokso? Ta prasme, čia yra nesąmonė. Kickbokso raundė? Tai kickbokso, čia yra du skirtingi dalykai. Apskritai bokso pasaulis yra žiauriai stiprus. Jų stovėsena yra žiauriai stipri, jų rankos yra žiauriai stiprios. Ir kad sakoma, kad gali pist per kojas, jeigu gerai spardai. Čia baigtų. Čia tas pats, kai aš kažkada susakęs, kai prasidėjęs bankės į galvą, baigsis imtynės. Čia lygiai taip pat. Tu gali sakyti, atsistot prieš Eimantą ir sakyti, oi, čia kai išausi iš kojos, ne, tu prasileisi tą pirmą smūgį iš jo ir tu suprasi, kad tu nebenori būti tam ringė vis. Aš va tos nuomonės. O tu esi panašaus, ne, sudėjimo su Eimantu? Kilogramais. Nežinau kilogramais, bet mane čia nekišk, aš nenoriu su niekom jokių kovų. Aš turiu savo mažą pasaulėlį, man tą reikia skustagalvių nugalėti, tada galim. Kurį? Rimko. Matai, kaip buvo visi. Jis dabar per vidurį šoja. Bet dabar nusiskuto jau plauką. Kopijuoja. Šitą dar nemačiau. Tai jeigu tu negyvenamai saloj būtum ir tau reikėtų pasirinkti iki gyvenimo gal su Rimkum, Dirkščiu ar Stanioniu? Stanioniu. Žinai. Jeigu be Stanioniu, Rimkum ar Dirkščiu? Ir išgyvent kažkaip. Ten valgyt, žvejot, statyt trobą, ieškot. Negali atsakyti. Ne. Pėsdų vien. O jeigu gatvė eitum, su kom nenorėtum susitikti? Stanionis, Dirkštys, Rimkenzo. Susitikti kovai? Kovai gatvė. Nei su vienu.
Tu esi turėjęs gatvės muštynę? Ne, porą nesąmoningų. Bet, va, pavyzdžiui, kokia Ano Mešai, tu stovi ir pas tavį yra, žinai, biški prie bandė, ten tipo, Ne, pasi- Mešai visi būna normalus. Bet yra buvę tokių dalykų, kur, žinai, bando trenkti ir gauna, žinai. Yra buvo gyvenime. O tų kur dalykų. trenki? Nu, bandė veidą trenkti, žinai. O kur tu trenki? Tavo klausimas, žinai, tavo Į padiką? Ne, tavo klausimas toks. Kai tu su moterim guli lovoj, kur tai įkiši? Kaip ir gali daug kur įkišti, jo, bet pagrindė kiši vieną vietą. Nu, Taip pat ir čia gali... Nu, smūgiuot karatisto, daug kur, nu jo, bet karatisto dažniausiai paklausė, galvą sakė, smūgiuoja. nu. Tai kaip apsigink galvą? Nežinau, tiesiog Va, nepradėjau. aš girtas netyčia užsiraunu ant tokio kaip tas. Ne, tada jeigu kaip ant manęs ir niekas tavo nebus, aš išvengsiu to dalyko. Aš vis laik išvengiu. Neapsiginčiau Aš, niekaip. žiūrėk, aš esu vienas. Sudaužytų mane įzę, ne? Ne. Kur ne? Aš išvengčiau. 100%. Aš žinok, esu išvengęs didžiausią. O kaip man išvengti tavo? Tai tau nereikia išvengti, nes aš nepradėčiau. Aš nepradėčiau ir aš niek tau nedaryčiau. Aš esu kažkada tikrai po tų visų įvykių, žinai, kai aš jau galvoju, kad aš esu niekam neįdomus. Tikrai esu gatvėje ir ant manęs yra užsirovęs toks žmogus, žinai, kur vos nevažiavo mane. Aišku, aš gal pats kaltas, aš privažiavau, tokia emocija buvo, kur ten, žinai, tu pydarė, matai, kur tu važiuoji, tą, na, ir jis man atgal, tu gaidį, pis, ta. Ir aš sėdžiu, žinai, ir, žinai, man tas visas tas atvejis, kur aš visą laiką apsileidžiu, žinai. Nu, ne šį kartą, žinai, ir aš jam sakau, ir aš negaliu sakyti, žinai, ar tu žinai, kad aš ten sportuojantis esu, žinai, kad aš galėčiau to, aš to negaliu. Ar tu žinai, kas aš? Jo, žinai, aš to negaliu sakyti, aš sakau, tai kaip pydarė, aš to įsupisiu. Nu. Jis man sakė, lipk lauk ant gaidį. Ir išlipi iš mašinos ir atein prie mano durelių. Išlipau ir daviau žuvų aš jam ir iškart įsikvietė mentus. Žuvų? Nu, ne tokių žuvų kumščiais, bet Aha. iškart įsikvietė mentus, iškart Zajavas, iškart Byla ir va. Tai čia buvo vienintelis atvejis, kur nesusivaldžiau ir tikrai nebebūs taip, kad kažkam trenkčiau, aišku, visą laiką bus tie momentai galbūt, kur kas nors perliptų tą, žinai, man yra dzin, bet, pavyzdžiui, jeigu aš dabar eičiau su urtė ir kažkas prisikabintų prie urtės, nu, ta prasme, nu, tikrai gal. Esi panai paleidęs. Ne, durnas. Pastumas. Kaip? O žuvį? Žaisdami? Nežinau. Ne, žaisdami, žinai, viską gali būti. O bet, Žaisdami, bet kelt ranką prieš moterį ne man. Aha. Man kil kažkas kitas. Tai ką, ir laukiam už poros mėnesių tavo... Tai klausimas. Jeigu viskas... Ne, tai tavo vaiko aš ne. Už kiek, sakai? Už poros mėnesių. Kur tu žinai, kiek laiko? A, tu sakai, kad jau nešia? O tai kiek tu galvoji, kiek laiko moteris būna nešia? Nu, kiek, blėt, maksimum 9. Nu, 9. Nu, tai už poros mėnesių. Netgi 6 už poros mėnesių. A, 6 už poros, nu, kažką tu žinai, ko aš. Eik, tu, ta prasme, mano draugas dabar, geriausias draugas. Neščias. Kiprė neščias jo. Ta prasme, už poros mėnesių, jau čia 6 mėnesiai. Eik, čia, va taip, ne? Jo. Nu, lapkritį palį viską turėtų būti. Tai jeigu laukiam lapkritį naujienų iš tavo vaikiuko. Nu, Laukiam rugsėjo 28 kovos. Jeigu patvirtintų ir jeigu Rimkus nebijos, tai jo, tai bus žiauriai gera kova. Aš Nes manau, aš ruošiuos tam, žinai. Bet jeigu nepatvirtintų, sportuosiu iki tol, kol patvirtint, žinai. Nu, gal kažkas kitas tada įsijungs. Nu, Turim Narauską, turim Jo, Dirkštį. bet su jais nėra nieko man tokio, man su Rimkum labiausiai, nes kai aš pralaimėjau tą kovą, kuris ten vos ją laimėjo, jis ten nesveikai labai pradėjo kelti, žinai, ir man tas toks, žinai, supykdė, nes kai aš laimėjau prieš jį, jis ten verkė kameras, man siūsdavo žmonės screenshotus, jie apsiverkusi, žinai, ir kai aš galvojau, kad jeigu, man tokia buvo mintis, jeigu aš laimėčiau prieš Rimko, žinai, tą kovą, žinai, kad aš iš to pasidaryčiau labai didelį PR, kaip tas žodis yra? Nu, PR. Public Relations. Jo, žodžiu. Aha. Nes jis buvo One FC kovotojas, žinai, ir dabar, tipo, aš nugalėjau tokį kovotoją ir galvojau, čia tik tokia paleis, tokį, žinai, jo, išimt kovą ir po to įdėti kažkokią tą kovą, būtų kažkoks, nu... Geras highlightas. Jo, geras. Bet kai pamačiau, kad jis ten verkia, žinai, aš įkėliau tik 2 nuotraukas į mūsų salės puslapį, o pas savį profilį aš nei vienos nuotraukos neįkėliau su juo. Tik tai su jutemi, kad laimėjau kovą, nugalėtojas, viskas. Nes man buvo iš tikrųjų nesveikai, gaila, aš jam net norėjau parašyti, kad, nu, ta prasme, čia viskas gerai, čia tik sportas, tu nepergiam. Bet kai aš pralaimėjau, jis ten tyzė ir kai man užvirė krūs ir kai aš kėliau postą, kad, nu, ta prasme, čia ir 2-0, aš laimėjau prieš tave, ta prasme, tu
tu bijoji veltis su smūgius, ten galbūt ir pritaškavai tą kojytę, ne? Ir tu nemoki pralaimėti, kas tu toks, ten, žinai, jis labai įsikėlė, žinai, baisiai buvo įsikėlęs ten. Man jo draugės, jo draugai rašė, kad Pizė, sakys, vėl grįžo į tą savo, žinai, tą būsį, tą rimkų tokią realį, žinai. Tai va dėl to tai norėčiau tą. O kas būtų, jeigu tu prieš kokį Maslobojevą išeitum? Nu, aš neišeičiau su juo. Aš suprantu. Bet, gatvėj, ką žinau. Nu, visat gali. Gaučiau ir aš. Yra didelis skirtumas tarp kilogramų. Taip, ta prasme, čia net nėra ką lyginti. Gaučiau ir aš, gautų ir Dirkštys, gautų visi. Tai jisai numeris 1? Ta prasme, nereikia lyginti numeris 1 ir 100 kg. Ne, ir 100 kg sveriantį žmogų. Nelyginti. Tai pound for pound. Nu, 100 kg sveriantį žmogų. Nu, pound for pound, ką manai? Nu, jo, pizdu, gerai, bet aš tik noriu pasakyti, kad už poros savaičių, aš suprantu. Jis, prasme, yra labai didelis. Aš mačiau, jis labai didelis. Dėl to vertinti jį, bet palei jo pasiekimus, tai čia mes visi gautumėm, visi gaunam alko. O Chandler prieš Conorą. Už porą savaičių ar už savaitę. Nebekovos, McGregoras. Ne. Nebekovos. Eikt. Jo, nukėlė. Atsisakė? Kažkas atsitiko, nebekovos. Bet o jeigu, hipotetiškai, gal kovos? Gal dramų. Michael. Chandleris. Išjungs nacho, ne, su. Nu, neišjungs, bet... Aikt, man atrodo išjungs. Bet McGregoras, jis yra, bet kuriuo atveju autoritet, žinai, kaip iš to kilęs iš tokio kaimo, patapai tom komesi, su to yra viskas gerai. Bet kad dabar, nu, ką jis dabar priniuchinęs, žmona priniuchinęs, jis priniuchinęs. Nu, mes gyvename Vilniuje, mes žinom, kokias akis yra priniuchinusio žmogaus, žinai. Taip, ir tu matai, kad jis ateina tą klubą, ten tą bobą, ten taip, žinai, nu, faktas, kad, nu, durns. Tas ten ari, žinai, taip. O viens tūsin, čia negarsėja, žinai, jis tikrai niukina. Jo, o žiūrėjai Islam prieš Poirier? Aha, žiūrėjau. Ką manai? Bled. Buvo labai daug. Gera kova? Buvo žiauri gera kova. Gera kova, ne? Tarkime, matos, kad Islamas nėra Habibo lygio. Stovint, ne? Rimtiniaujant, nes daug buvo defenso imtynių. Dustino defenso. Jo, Dustino, žinai. To, ko nebuvo su Habibu. Habibs kiek jo tiek perėjo ir užlaužė iš karto. Bet įdomi buvo kova. Tokia... Kiek Dustino defenso buvo? Ten visokie 3 kūlių viršiai iš ta prasme dalykų, kur yra iš crazy sričių, ne? Nu, iš kaip jis tą ranką man asmeniškai buvo labai daug dviejopinių dalykų už ką būt, nes aš kaip ir už Islamą. Man irgi sunkiai buvo, aš už nieką nebuvau. Bet, tas Diazas, Dustinas taip nori laimėti, žinai, jis ten tana ir atrodo... Tu matai save galbūt, gal tu esi va tas berniuks, žinai, kur kovoji prieš čempioną ir tu nori kaip ir už jį, bet tada vėl taip, ir tada matai, kaip Habibas ten šūko ir jam ten taip svarbu. Sunku dar, kai tas dar korneris suga padeda tam tavo priešininkui, prieš kurį prapisai. Man tai labiausiai Habibas patiko, buvo perversmas irgi, kai su McGregoriu kovojo, kai šoko, ten pradėjo visas daužyti. Pizė, man, aš taip pamenu, grįžau, negaliu. Aš live žiūrėjau, mes live. Man žinai, kada Masvidal paleido Kelieną Askranui. Va tada aš negalėjau atsigauti ilgai. Ne, man buvo tik, aš nebuvau jų fans, žinai. Aš viską sakiau, ten iki to momento live žiūrėjau, naktį kėliu, ten paleido į kosmosą. Jo, žinai, kas buvo jokingiausia, aš netyčia kažkad, taip galvoju, ant kiek moteris yra bukos, žinai, ant kovų pasaulio. Nežinau, komentuot pradeda. Jo, ir aš mačiau, žinai, komentarą, aš nežinau, pas ką ar kur. Bet kažkokia moteris, kai kovojo McGregoras prieš Aldo, kur per 13 sekundžių išjungė. Kažkokia moteris rašo. Mano vyras pasiruošė stalą, prisipirko dešryčių, prisipirko to, atsidarė alaus, įsijungė kovas ir pyst per 13 sekundės baigės jo Devaičio ten laimėjo jo Devaitis ir sako, jis nesupratęs. Ir rašo, aišku, tos mėgėjų kovos irgi buvo įdomios. Čia tų UFC kitų kovotojų mėgėjų kovos. Aš, žinai, noriu pakomentuoti, kaip aš komentuosiu dabar, čia prieš 5 metų buvo ta kova ir aš nepadėjau, kokie dar mėgėjai, ten visi profesionalai, ten aukščiausio lygio kovotojai. Aukščiausio. Tarsime ir sako, aišku, tie mėgėjai irgi buvo įdomu, žinai, bet tai va tau iš kovotojo pusės, iš kovotojo profesijos patekti į UFC yra
Ta prasme, Ne, kaip aš NBA, negalvoju. kaip Jo, krepšininkai. bet čia ne man, čia visiems. UFC, ONFC, Glory. Čia aukščiausios organizacijos, taip pat kaip krepšinė NBA. Bet aš nesvajoju apie tai, man. Nebe? Ne, senoji. Tai kokia tavo dabar svajonė? Vaikas, žinai, kad būtų viskas gerai. Pirmiausia, aišku, rimku reikia nupist. Tai nebe ūkininkų? Mes turim ūkį. Ir mums Tai jau dabar ūkininkai. mes esam ūkininkai. Pas mus yra dabar, aš galiu pasakyti, 19 mažų šuniukų ir